Master mama tikrai eina garsiai dėl to, kad man atrodo, kad labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kas tai yra. Aš prie kiekvieno trenerio prieinu ir sakau, ką man dabar daryti, aš laukiuosi ir ten taip ir taip. Žinau, kad mano gimdymas galėjo būti visiškai kitoks, nes visas įmanomas klaidas aš padariau. Ar tu turi tų perliukų, kurie tiesiog šokiruoja protą ir užmotyvuoja? Sveiki! Šiandien su jumis tinklalaidė Pažink savo trenerį ir 8 epizodas, kuriame mes kalbėsim su nėščiųjų ir gimdyvių korekcinio treniravimo specialiste, gerai žinomos studijos Master mama įkūrėja Gerda Lekavičė. Labas, Gerda. Sveiki. Sveiki. Tuoj pereisim į pokalbį, dar tik noriu paminėti, kad fone karts nuo karto matysite Aeromix logotipą. Aeromix yra fitneso mokymų centras, organizuojantis įvairių krypčių mokymų seminarus, visiems besidomintiems sportų, taip pat kvalifikacijos kėlimo seminarus treneriams. Man pačiai labai smagu ir gera būna ir naudinga Aeromixo seminaruose dalyvauti, todėl aš tikrai su malonumu ir jums pristatau juos. Ir Gerda ne kartą yra buvusi. Vieną kartelę buvusi seminare, tai tikiu, kad daug naudos galime gauti, tobulėdami ir lankydamėsi specializuotose, kokybiškose seminaruose. Na tai gerai, tai dabar perinam į pokalbį. Labas dar kartelį, Gerda. Sveiki. Visų pirma, aš dėkoju tau, kad tu iš Kauno čia ankstyvą rytą pas mus atvykai, nes jau mačiau tavo istoriją, kai kėlei, aš dar stovėjau su pižama, atsikėlus ir pagalvojau, oho, nu tai tikrai anksti reikia atsikelti, atvažiuoti čia. Jo, mes jau nuo 5 keliamės. Kiekvieną rytą? Ne kiekvieną, bet stengiamės dėl darbų, taip. Aha. Tai tikrai ačiū tau, kad atvažiavai ir aš jaučiu, kad tu pradėjai mano tinklalaidį tokią kauniečių erą, tiesą pasakius. Nes aš esu nusižiūrėjus nemažai trenerių, kurie dirba, gyvena Kaune, kurios norėsi pakalbinti. Tai ačiū, kad atidarei šią kauniečių erą. Problema. Tu pati ir kilus iš Kauno. Taip. Ir gyveni ir patinka tau Kaune. Taip, gyventi. ten nematau kitur gyvenimo. Ir dar tokį pastebėjimą vakar supratau, kad tu dabar esi jauniausia ir daugiausia sekėjų turinti pašnekovė mano tinklalaidai. Tai, koks įdomus faktas. Daugiausia sekėjų jo socialiniuose tinkluose, tai labai smagu. Labai ačiū. Tai dabar stengsimės per šį pokalbį tave pažinti kažkiek, ne? Mes jau kaip ir kalbėjom, sakiau, kad ši tinklalaidė yra skirta tam, kad žmonės turėtų galimybę pažinti savo trenerius, nes platus spektras įvairiausių trenerių yra, vadovaujasi jie skirtingom vertybėm, turi skirtingas filosofijas, skirtingus pamatus ir labai smagu suteikti progą žmonėms juos pažinti. Taip, tikrai labai teisingas požiūris, tai iš viso pabendrauti, suprasti, ar tau tas žmogus priimtinas, kad galėtų jisai tave mokyti, nes viską tai mokytojas yra. Tai gerai, tai man ir tada galbūt ir įdomiausia nuo pačių pradžių. Ką aš apie tave žinau, tai kad tu dirbi trenerė jau kokius 8-9 metus, ne, iš viso? Jau 10. 10, jo. Daug visai. Ir pradėjai, tai gerai, tu gal pati papasakos, nuo ko pradėjai, aš tik žinau, kad kai gimė Master mama, tu pati laukėsi ir iš to savo poreikio tą kūrei, dar prieš tai dirbai sporto klube dideliam, kuriame vedei kitokio pobūdžio treniruotės, kūno dizainą, ne? Bet nuo ko viskas iš viso prasidėjo? Kokia buvo tavo galbūt net vaikystė, nuo jos gali apie savo sportišką ar nesportišką vaikystę papasakoti? Oi, mano vaikystė buvo labai nesportiška, ką visi labai iš tikrųjų nustemba, tai buvau stambi, valgydavau milko, šokoladus, tiesiog plytom, nes man švietimo šiuo klausimu visiškai nebuvo, aš pavyzdžio neturėjau judesio ar sveikatingumo klausimais, nei mokyklai, nei namuose, tai tiesiog pradėjau šokius, pradėjau šokti, tada supratau, kad visgi yra tam tikri dalykai svarbus, tada ir svorį numečiau ten gal 15-16 metų. Ir taip prasidėjo mano visa judesio era, tai nuo šokių. Ir šokiai buvo įvairūs, contemporary, gatvės šokiai, hip-hopas, house'as, visokiom formom. Galiausiai tai visai sekėsi ir įkūriau jau savo grupę, tai ten toj pačioj studijai, bet jau savo vaikučių turėjau ir pradėjau tą treniravimo tokį jau kaip kelią.
Tai jau turėjau savo grupę, ją turėjau apie 2-3 metus. Bet čia moksleivė būdama, ta prasme. Jau mokykloje, 10 klasėje, jau buvau ta, kuri prašo direktorės išsinuomoti aktų salę ir ten jau šiaip netaip sutiko, nes vienintelė mokinė, kuri nori nuomotis, mokėti pinigus už aktų salę ir imti pinigus iš vaikų. Tai čia jau buvo mano tos tokios pirmos kelionės ir kaip verslo, ir kaip judesio. Aišku, ten tie pinigai tikrai juokingi buvo, ten 15 eurų, ne eurų, litų per mėnesį, už ten 8 treniruotės, ten tikrai apie nieką, bet man tie pinigai, tai iš viso būdavo aš galėdavau bandelę nusipirkti pati už savo pinigus, tai tenais ir viskas prasidėjo. Ir šokių treniruočių metu supratau, kad ir fizinis pasiruošimas yra svarbus, tiesiog pradėjau apie jį domėtis. Ir pradėjau taip vesti treniruotės. Bet didžiąją laiko dalį vis tiek aš su renginiais dirbtau. Tai mokykloje organizuodavau renginius, šokiuose organizuodavau renginius, važiuodavau renginius. Ir kai atėjo metas stoti, aš dirbau kažkur ten Anglijoje, ten net neatsimenu kokiam darbe, tiesiog vėlgi ten, kad užsidirbti. Vasarai, po mokyklos. Ir mama sako, reikia stoti. Ir sakau, nežinau kur, nieko aš nenoriu, man niekas neįdomu, nereikia man stoti. O mama sako, tikrai reikia, čia tau gal į renginius kokius ir panašiai. Nusakau, gal renginiai būtų įdomu. Tai aš neatsimenu, kaip iš tikrųjų ta visa eiga sustojimų prasidėjo, bet galiausiai man brolis padėjo įstoti ten, kur jisai mokėsi, tai VU, Vilniaus universitetas, kultūros vadyba. Ir tenais įstojus supratau, kad tai nėra mano vieta, bet vis tiek studijavau, daug dalykų buvo įdomių, vadybinių, kultūrinių, tai tikrai tų žinių įvairių gavau, bet visus 4 metus, dienos metu aš studijuoju, per pietus aš mokausi įvairiuose seminaruose apie treniravimą, trenerio sistemas, įvairias metodikas, aerobiką, pilatesai, funkcinės treniruotės, lankau treniruotės ir vakare sporto klubuose jau vedu treniruotės, plus einu į šokius, plus pradėjau ugnies treniruotės. Aš nežinau, kaip aš spėjau viską, dabar net negaliu atsakyti, kaip ten viskas susipakavo, bet, tai prasidėjo. O kodėl neperstojai, ne? Jeigu matai, kad jau tu realiai turi savo kažkokią sritį mėgstamą. Nežinau, turbūt buvo ir baimė tuo pačiu, kad vėlgi tas pinigų trūkumas vis tiek jisai buvo ir perstojimas jisai kainuotų ir jau studijos kainuotų. Ten aš studijavau nemokamai ir dar kadangi geras pažymys, tai ten jau ir garantuotai nemokamai. Tai tiesiog norėjosi ir pabaigti ir aišku buvo ta mintis iš šeimos, kad jeigu pradėjai, tai pabaigti ir po to galėsi jau daryti, ką nori. Tai buvo ta mintis ir nebuvo studijos tokios jau tragiškos, kad ten neįdomu. Tai aš jas labai lengvai įveikdavau tiesiog per pačias paskaitas, aš padarydavau visas kitas paskaitas ir namų darbus, tiesiog aš vienu metu viską spėdavau padaryti ir gerai padaryti. Ir po paskaitų man jau nieko nebereikėdavo daryti ar ruoštis, aš tiesiog jau eidavau savo treniravimą. Net kultūros vadybos praktikos 10 turiu iš savo pačios organizuoto sporto renginio, kurį organizavau Santakoje, ten gavau valstybės leidimą, surinkau daug žmonių, daug rėmėjų ir viskas vis tiek galiausiai buvo su sportu susiję. Tai, kaip sakau, šiuo metu studijuoja LSU ir man tas kultūros vadybos sporto 10 šiuo metu pasitarnavo, nes vieną dalyką užskaitė. Tai jau atėjo. Aha. Tai prasidėjo ta visa kelionė. Bet tai įdomu, kad tu, kai reikėjo stoti, nes kai man niekas neįdomu, bet realiai jau verda pas tave, ne? Gyvenimas jau... Dar treniravimo sporto klubuose nebuvo tuo metu. Aha. Dar to kažkaip neatsimeni tos svajonės tokios, kad aš noriu būti trenerė. Nebuvo. Tiesiog aš buvau, daugiau buvo šokiai ir šokių treniravimas ir žinau, kad su šokių treniravimu nebus tos jau finansinės ateities iš tikrųjų ir ten labai sudėtinga jau įeiti į tą rinką. Ir kažkaip nežinau, ko noriu ir man atrodo, kad renginių organizavimas, tas darbas su renginiais, ten tas visas backstage yra labai labai įdomus ir dėl to jau ir pasirinkau tą kryptį, kad darbui tai renginiai, o hobiui tai gali būti treniravimas. Ir galiausiai gavosi kitaip. O kaip tu atrodo, kas tave formavo, kad tu taip turėjai tiek daug drąsos iš karto daryti viską nuo pat vaikystės ir anksti, ne? Tu sakai, ten 10 klasėje tu bendramžius ten mokė šokio ar mažesnius vaikus. Bet vis tiek, ne? Tai tavo ta drąsa ir sugebėjimas taip dabar vystyti verslą pasitarnauja, nes pakankamai jauna, neturi tą studiją visą. Bet kaip tu atrodo, kas tau padėjo taip susiformuoti, ne? Neįsivaizduoju, aš galvoju, gal tas pats lengvas trūkumas, kad norisi tų pinigų užsidirbti, kad norisi tą bazę pastatyti, bet iš tikrųjų manęs pinigai nevežė. Net ir dabar, kai reikia jau vystyti tą verslą ir iš tikrųjų galvoti apie pinigus, nes jau šeimą turi, man dažnai būna toksai, uždirbau daugiau,
ką žinau, gerai turbūt, arba uždirbau mažiau, man nesvarbu, aš vis tiek imsiu tiek pat treniruočių ir taip pat padėsiu. Ir man nėra tas pinigų faktorius labiau, kiek iš tikrųjų žmonės. Tai tas pats su šokiais buvo, aš kaip patreniravau, kelis kartus man liepė pavaduoti. Ir ten man dėkoja, tas šypsenos, tos akis, tas rezultatas, kad tu išmokiai kažko, kad tas žmogus atkartoja, kad jisai gavo rezultatą. Man tada buvo kosmosas, kad tu gali perteikti kažką ir atiduoti kažką kitam ir jam bus ten nežmoniška nauda. Tai va tą patyriau su šokiais ir tada jau kai savo grupę paturėjau, tai supratau, kad wow, kaip yra smagu vesti žmonės, lydinti, nežinau kaip čia lietuviškai išreikšti. Tai yra padėti žmogui eiti kažkokiu tai keliu. Tai daug yra specialybių padėti žmogui eiti kažkokiu keliu. Gali būti ir mitybos specialistas, kuris padeda eiti keliu. Tai man buvo tas judesys ir man tiesiog šokiai tuo metu buvo tas kažkas. Tai ten ir tos pačius stengiausi vėlgi šokiuose labai panašiai kaip ir treniravime. Tu gali eiti su tam tikra metodika ir su tam tikrais judesiais ir tuos pačius šokius pastatyti, arba tu gali nusiraut galvą ir iš tikrųjų ir googlintis ir ieškoti užsienio patirčių ir daryti nesąmoningus judesius, kurie ten išauga į labai gražų šokį, bet tai kelia stiprius iššūkius, labai daug jausmų, sunkumą grupėje, vaikams sunkumą ir tada tu tuos iššūkius turi įveikti, tu turi galvoti ir va tas man galvojimas, strategavimas visų tų principų su žmonėm dirbant labai patiko. Tai turbūt dėl to ir perėjo vėliau jau universiteto metu į tą patį treniravimą, nes tiesiog aš pradėjau vesti tą kūno dizainą kaip šokių mintį, kad šokiai, kuriuose mes lieknėjam. Tai mano ta pirma mintis buvo vėlgi iš šokio, aš net negalvojau būti trenerė. Man net kūno dizainas neatrodė kaip treniruotė, man atrodė, kad tai šokiai yra moterims, kurios nori lieknėti. Tai aš sakau, labai daug dalykų buvo tokių, ne tai, kad aš apgalvojau, bet jie tiesiog gavosi iš pačios savęs, jaučiau, kad to reikia, jaučiau, kad aš galiu tą duoti ir tiesiog tą daviau ir ką man gyvenimas davė atgal, tai taip pat ir gavosi. Tai kūno dizainas buvo ta moterų šokių treniruotė, kur po to galiausiai per metus vystėsi ir jinai tapo tokia kaip aerobikos treniruotė kartu su šokio elementais ir kartu su lieknėjimo forma. Ta visa jau ir apie mitybą pradėjau kalbėti ir panašiai. Aišku, visą laiką domiesi, skaitaisi, čia jau studentavimo metu, kai dar šalia studijuoju. Ir tada jau sporto klube gavau vietą vienam, tada kitam, tada trečiam. Ir jau žiūriu, kad visai viskas gerai sekasi, jau ten sertifikatų skaičius irgi jau į papkę nebetelpa, jau kiek aš tenais pradėjau mokytis, atrodo, kad daugiau aš mokiausi ant tų licenzijų visų, negu paties universiteto. Ir tada gavau vietą VS Fitness sporto klube. Iš tikrųjų jau tenais aš pati dariau iniciatyvą, baiginėjau, buvau gal trečiam kursė ar antram, nepamenu, bet atsirado VS Fitnesso laisva vieta į vadovo poziciją. Galvoju, kultūros vadyba, treniravimas, gal čia kažkaip priims, bet aš neįsivaizduoju, kaip aš tai mąsčiau 22 metų, kas galėtų priimti vadovą. Bet aš išsiunčiau CV, tai aišku, manęs kaip vadovės nepriėmė, nes gerokai per jauna, patirties dar gerokai per mažai. Ir sako, bet tu turi ateiti čia, mes turim pašnekėti. Ir tada iš karto, aišku, man davė darbą bendrai kaip trenerė. Ir po kelių mėnesių mane kita trenerė pasakė, kad jau jai reikia pailsėti nuo vyriausio trenerio pareigų ir mane pakėlė į vyriausio trenerio pareigas, kurios esmė yra vadyba. Iš esmės vadovauti treneriams, atrinkti treniruotės, stebėti trenerius, galima juos ir ten pakeisti, jeigu reikia, šviesti juos, vesti tam tikrų kelių, stebėti, kaip jie dirba, tą bendrą darbo oazę keisti. Tai aišku, ten tokie techniniai, tai tinklelį sudėlioti, administraciniai, suskaičiuoti finansus ten ir taip toliau. Tai aš visą tą trenerių virtuvę didžiausiam Baltijos šalių sporto klube atlikau. Tai va ten turbūt buvo didžiausia mano ta patirtis kaip treneris, nes jau ten buvo visko. Ir paskui pradėjai lauktis, ne? Jo, aš tada pradėjau lauktis. Paskui pradėjai lauktis ir gimė, negimė taip staiga, bet pradėjo gimti neformuotis mintis, kad galbūt reikia kažką daryti su nėščių ir gimdybe, ne? Man iš tikrųjų šokas buvo, nes... Šokas buvo? Nes aš pradėjau lauktis, viskas fainai čia, viskas planuotai, viskas laiku, viskas vietoj, bet aš neturėjau žinių apie nėščiųjų sportą. Labai pati linkau į korekcinį sportą, dėl to, kad ir turėjau kolegę, kuri superinė buvo tiesiog pilates instruktorė ir jinai visiškai ėjo į korekcinį, tai jos pilates buvo absoliučiai kitoks negu kad tas bazinis, tai jinai ėjo visiškai per sveikatingumą, per miokardus, per širdies
šitoje vietoje man irgi įdomu, tai žinai, man dabar irgi labai patinka, kad tu akcentuoji tą korekcinio treniravimo svarbą, iš karto kalbė apie giliuosius raumenis, kad tik turint tą tik tvirtą pagrindą giliuosius raumenis, tvirtus tu gali ten išorinius raumenis, ne labiau treniruoti ir šiaip į sporto salę, bet va tau pačiai, ar tu kažkada galvoji kitaip? Ar ta prasme, kad išoriniai raumenys? Jo, kad kažkaip... Negalvojau. Ir kas? Nes tiek, kiek aš mokiausi, niekur neakcentavo tos kitokios svarbos, apart to, kad kur yra raumenis, kokie jie yra, kas tai yra, kaip tai veikia. Visa technika dažniausiai duoda kursuose ir niekada nebūna to gylio, kad pavyzdžiui emocija yra svarbi, laikotarpis mėnesinės, miofascialinis savimasažas ir jo svarba. Priminti, nebūna to gylio? Ar nebūna. Va šitų dalykų dedamųjų nebūna. Tas pats amžiaus laikotarpis, tai yra kokiam amžiui yra tos techninės žinios, bet gylio tame nėra. Moteriškumas, vyriškumas irgi techninės žinios tame būna dažniausiai kursuose, bet gylio irgi tame nėra. Labai daug šiaip apie emociją yra labai svarbu, tai va tarkim fizinis krūvis ir žmogaus emocija tai yra neatsiejami dalykai, aš net neįsivaizduoju, kaip galima duoti žmogui treniruotę, nepasižiūrėjus jo dieną, tai jeigu ateina žmogus liūdnas, tu jam negali duoti hito, tiesiog. Ir kiti neatsižvelgia į tokius dalykus ir man atrodo, tas yra labai svarbu ir aš labai stiprius rezultatus tame matau. Bendrai emocinis pagrindas, kad į treniruotę atėjęs žmogus turi jaustis patogiai ir laisvai, tas irgi be galo yra svarbu, nes jeigu jis ateina ir jaučia tam tikrą įtampą, vėlgi treniruotės rezultatai yra kitokie. Bet šitą vietą tada man irgi, žinai, iš karto įdomu. Tai tu reiškias, kai čia rinkais irgi tuos mokslus paskui ten užsienį, tai minėjai, kad tau pritrūko to gylio, ne? Ir ką tu dabar apie tai kalbi. Bet reiškias, tu jautei, kad jis yra, ne? Kad jis turi būti. Kitaip tariant, tu žinojai, kad kažko nežinai, ne? Kad kažkas tau kažko nesuteikia. Tai tas vis tiek iš kažkur ateina, žinai, tas toksai kaip nuostatos, ne? Apie tą, kad egzistuotės plačiau, giliau, daugiau. Iš kur tada tą žinojai? Iš kolegės praktiškai, bet mano kolegė, kuri pilatesą vesdavo, aš ateidavau pas ją į treniruotę ir suprasdavau, kad aš judesius moku labai gerai, viskas yra okei. Bet kai jinai šneka, išsižioji. Ir tu paminėk tą kolegę, tegul visi tai ją sužino. Aš iš tikrųjų nežinau, kur jinai dabar yra. Jinai dabar yra dingusi, gal kažkas įvyko gyvenime, bet mūsų keliai atitrūko, aš jau net neįsivaizduoju, ar iš vis jinai dar yra tom pačiam mieste, nes tikrai jau labai labai senai jinai dingusi yra. Bet tiesiog, dėl to ir nenoriu minėti, kad neprišnekėčiau nesąmonių, bet esmė, kad pas ją būdavau treniruotėse ir tiesiog sužinodavau tokių įvairiausių dalykų, kur niekas neminė. Tai sakau apie tos pačius ir ligas, kaip paminė, ir kaip veikia ta pati periferinė visa sistema, nervų sistema, kaip veikia, tie patys miofascialiniai savimasažai, kaip veikia, trigeriniai taškai, kokie įtaka ten daro pėdos, tas atskirom dalim. Ir tiesiog, jeigu kažkas prieina ir pasako kažkokią problemą, jinai išvardina 3 dalykus, kurie visiškai nebus susiję su pritūpimais, štangos kėlimu ar ten dar kažkuo, kas dažniausiai mums yra mokama, ką mes turim padaryti, kokius pratimus, kad mes pasveiktume. Tai visai labai įdomu tas, žinai, kad atrodo, kad, o man atrodo, aš dabar tik tai ir girdžiu, tai gal čia priklauso nuo to irgi burbolo tarsi, ne, o gal tiesiog pasikeitė laikai, tai ar tu matai, kad galbūt tas yra svarbiau dabar, negu ten prieš 10 metų. Tikrai svarbiau. Tai ir bendrai, tarkim, jeigu nėščiųjų temą jau paimti, tai tada, kai aš pradėjau domėtis ir norėjau pati lankyti treniruotės nėščiųjų, nebuvo kur eiti tiesiog, arba eini pas, tiesiog trenerytę, kuri pabaigus ten vieną licenciją ir tikrai tos patirties neturi daug ir tau supranti, kad aš pati turiu daugiau patirties negu ta trenerytė ir tos pačius pratimus duoda, tiesiog labai daug ko neduoda, kad būtų saugu. Tai dabar dar irgi man taip kilo mintis, ar prieš nusprendžiant, kad Lietuvoje tikrai nieko nėra, prieš iš tų išvykai į Ameriką studijuoti, ar čia nuotoliu buvo? Nuotoliu viskas buvo. Ar tu prieš tuos kursus jauti, kad tu išbandėjai ir tikrai nėra... Nesakyčiau, kad išbandžiau 100% visus, dėl to, kad aš tik Kaune. Tai dar yra daug kitų miestų, kur yra galbūt specialistai, kurie, tarkim,
Žinau, kad tikrai yra daug gerų specialistų, kurie dirba savo, tyliai, ramiai ir nenori eiti va taip į viešumą, tarkim, kaip va visa ta Master Mama. Ne? Master Mama tikrai eina garsiai dėl to, kad man atrodo, kad labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kas tai yra kas dubens dugnas yra, kaip tai yra svarbu, kaip masažuoti randą, ką daryti, nes tikrai labai gaila, kai ateina pas mane klientės ir verkia, ir ašaroja, ir aš duodu petį ir nosinaitį, ir pati verkiu kartu galiausiai, nes jautriai reaguoju, kad nežinojo to ir jau praėjo daug laiko ir jau sunku susitvarkyti. Ir man tiesiog tai labai gaila ir labai noriu, kad tiesiog visi tą žinotų. Ir man toks net kartais pyktis būna, kodėl visi to nežino. Tai gerai, kad einat garsiai. Bet aš dabar galvoju, žinai, man irgi klausantis šauna mintis, nes mes pačiu metu laukiamės pirmagimio. Ir tuo metu aš asmeniškai girdėjau Romualdą Šemetą, kuris, man atrodo, jau kalbėjo apie tai. Taip. Tai įdomu, žinai, ar, taip irgi, žinai, kad tarsi gilyn ėjo, truputėlį daugiau praplėtė savo sritį negu įprastas gydytojas, akušeris ginekologas, žinai. Ir kita moteris, tai yra Jurga Švedienė. Ar teko tau susidurti, nes jinai yra nėščiųjų, pogimdymo mokytoja, nesugirdėjus. Nesigirdėjus. Tai, žinok, visiškas guru. Tai va. Sakau, yra turbūt ir užsislėpusių, galbūt ir aš nežinau, nes čia labai daug priklauso nuo to, kiek žmonės patys pasireklamuoja turbūt, kad eitų tą informaciją, kad jų nereikėtų ten kasti tiesiog tų žmonių ir ieškoti. Tai kiek aš ten praguglinus buvau, tai man tuo metu neiššoko. Šemeta tai faktas, jisai iššoko, bet jisai reklamuojasi. Tikrai jį galima rasti labai lengvai. Ta pati Ramunė, kurie Romiksuose turbūt vedė, Kumžienė, tai va irgi kalba apie nėščiąsias ir irgi šviečia šitą temą. Tai specialistų yra, ne vienas Lietuvoje ir aš tikrai ne viena ir aš ne viena apie tai kalbu. Tai šiuo metu, nežinau, kaip buvo 19 metais. 19 metais man pritrūko tų žinių ir galbūt šokas įvyko, kadangi aš dirbau didžiausiame sporto klube. Ten ir buvo išvystytas sveikatingumo centras šalia. Tai buvo 2 apjungti centrai. Vienas yra sporto ir treniravimo sistemų, kitas yra sveikatingumo kineziterapijos. Ir tarsi mes turėjom geriausius specialistus, ten geriausi atlyginimai buvo, geriausios sąlygos visiems treneriam dirbti, suvažiuoti iš Lietuvos ir panašiai. Ir aš tą komandą valdžiau ir aš prie kiekvieno trenerio prieinu ir sakau, ką man dabar daryti, aš laukiuosi ir ten taip ir taip. Nežinau, nedaryk pilvo preso pratimų, ten nedaryk kardio, nešokinėk per daug. Ir visur atsakymas, ko nedaryti, vietoj to, ką daryti. Ir man buvo toksai, ne taip turėtų būti. Ir po to galiausiai netgi gavau labai daug komentarų, kad nevesk treniruočių jau, ten jau sumažink, nebevest, tavo krūvis yra per didelis, nes aš tikrai vesdavau pampo treniruotės, pampas yra su štangom, šitas ant stepo treniruotės tai yra nuolatinis laipiamas aukštyn, žemyn, šuoliai, ten kardio yra nenormalus 180, tada tas pačios abs, back, butt, ten tos funkcinės treniruotės, aš pati savo Healthy Fit treniruotės buvau įkūrusi tenais, kurios buvo skirtos on movement metodikos, labai ilgą laiką aš mokiausi movement metodikos kelis metus iki korekcinio treniravimo, gal dėl to man ir atėjo ta mintis iš tikrųjų korekcinio treniravimo, įdo portalą labai sekiau ir bandžiau perimti jo visas metodikas kiek įmanoma, tai yra apie patį judesį, tai va čia vėlgi ir šokiai susiję, ir tas pats judesys, ir korekcinis treniravimas, viskas tas man rišosi kažkaip tai. Ir tos pačios movement treniruotės, tai ten kulveršiai, su kamoliukais mėtymai, ten apsivertimai, su kitu partneriu lietimas, vertimas, sukimas, įvairios pozos, kurios atrodo nenormalios ir to treniravimas. Ir man jau buvo pasakę, kad jau gana ir sakau, bet aš jaučiuosi gerai. Tai kodėl aš turiu sustoti, jeigu man viskas yra gerai ir nėštumas yra sklandus, viskas yra tvarkoj. Ir galiausiai aš sustojau tik 6 mėnesyje vesti sporto klube ir perėjau vesti jau į mažą sporto klubą, nes sporto klubo studija, tas nėščiųjų būtent treniruotės, vien dėl to, kad klientai manęs bijojo. Mano pilvas buvo labai didelis. Jisai matėsi nuo 3 mėnesių jau, kur pas kitas ten par nieko nesimato, o 6 mėnesį aš jau buvau tokia, kur manęs klausė, tai tavo terminas gal jau rytoj. Tai tikrai buvau ta su dideliu pilvu ir jie bijodavo, kai aš prieidavau, bijodavo, kad aš sako, tu nerodyk mums pratimo. Ir man nuolat tie komentarai eidavo ir aš tiesiog pavargau nuo tų visų komentarų, tai dėl to aš jau baigiau tą treniruotę. Gal tai irgi truputėlį rodė tai, kad
truputėlį trūksta žinių, ne, visi tą mitą turi, kad nešiosiam nieko negalima, ne, ir truputėlį grioviai ir gazdinai. Gazdinau, tikrai gazdinau ir man buvo nemalonu, nes aš gazdinau ir tas pačias einu į tą pačią treniruoklių salę savo, pasiemu štangą ir aš tą štangą kilnoju, mėtau, daužau tenais ir visokius ten špagatą darau, ant rankų stoviu, ant rankų atsistojus, ten kojas judinu, pilvas toksai iššokęs didžiulis. Ir visiems baisu tikrai buvo. Aš aišku dabar to nemokinu, merginos toje ant rankų, kai kurių. Tai žodžiu, tu mokai, dabar irgi nėštumo metu moteris pradžiai tą savo stresą nuraminti ir sakai, kad pradžiai reikia atsipalaiduoti nėštumo metu, pailsėti ir tik tada sportuoti, ne? Nes sportas irgi yra stresas. Bet tau pačiai, kaip suprantu, tai... Kitaip tariant, tavo nėštumas nebuvo tavo, ne, kažkoks nenukentėjo, ta prasme, nuo tavo aktyvaus gyvenimo būdo. Jo. Ir... Šiaip bendrai su tuo tas pailsėti, aš niekada nesakau nėščiosiom pailsėti šiaip savo. Gulint. Jo, tiesiog, ne, ta prasme, čia, ne, tai mes pailsim visi žmonės naktį miegant, per pietus pasėdint, pavalgant, tai yra poilsis ir tai tiek, kiek reikia žmogui. Nėščiai lygiai taip pat. Tai nėra visiškai kažkoks tai išskirtinumas, apart to, kad nėščioji turi daugiau komplikacijų. Ir čia jau yra labai individualu. Tai vienai iš tikrųjų reikės per pietus miegoti 3 kartus dar papildomai, kitai reikės pavemti ir pailsėti, kitai nieko nebus, kita turės žemai prisitvirtinusią placentą ir dėl to turės vengti gilių įtūpstų šuolių ar bet kokio tai spaudimo pokyčio. Ir tai yra labai individualu, todėl bendrai sakant, jeigu nėra komplikacijų ir tu jautiesi gerai, gyvenk įprastą gyvenimą, tiesiog turi prižiūrėti save. Ir tas korekcinis treniravimas, jisai ateina, kaip tarsi daug kas įsivaizduoja, kad nėštumo metu reikia sportuoti visiškai kitaip. Iš tikrųjų, tai ne, tiesiog visi žmonės turėtų sportuoti kitaip. Tai man irgi, kaip sako, tai čia tik nėštumo metu toksai sportas. Ne, tu kai pagimdysi lygiai taip pat turi prižiūrėti, kaip veikia tavo diafragma, kaip tu kvėpuoji, ką daro tavo pilvas, kokia yra tavo laikysena, koks yra tavo dubens dugnas. Tau, kai bus 50 metų, tu tikrai savo padėkosi, kad dirbi su dubens dugnu ir neturi jokių organų prolapso. Tai tikrai tų kintamųjų labai daug susideda ir daug kas įsivaizduoja, kad ta viena treniruotė yra magija. Nėra, net PSO rekomenduoja nėščiosiom 5 kartus per savaitę 60-90% pajėgumu sportuoti. Tai čia apie kokį poilsį mes kalbam. Tai dabar grįžtant prie tos sekos, ne? Tai tu besilaukdama pradėjai kurti Master Mama, paskui padarėjai truputėlį pertrauką, nesakėjai, ten kažkaip apstabdėjai. Nebuvo pirmagimiai, ne? Nieko nepadariau, jokios pertraukos. Truputėlį kažkaip girdėjau, kad pirmagimė buvo tokia daugiau verkianti ir tu tiesiog kažkaip ten... Dirbau visada. Visada dirbai, ne? Jo, visada dirbau ir mokiausi. Dėl to, kad mano mokslai truko 1 metus laiko ir tada dar diastazės ir dubens dugno atskiri, kur vien tik tą specifiką irgi apie metus laiko. Aha, supratau. Tai juos tiesiog naktim numokydavausi. Dieną naktį, žodžiu, buvai panirus į šią sritį. O gimus antrai dukrytei, nėra dar visų pajėgumo, ne? Nes tada vyras išėjo vaiko priežastos. Kaip tau pavyko vyrai įtikinti, ar nereikėjo įtikinėti? Ir kaip tada tau sekėsi tą suderinti, jau būnant 2 vaikų mama, visą šitą pilną tempą, kur dieną naktį mokais ir dirbi? Iš tikrųjų, tai su pirma man buvo sunkiau dėl to, kad ir mokslai buvo tokie apynaujai ir man iš tikrųjų, aš kai mokiausi su naujagime, tai vienas dalykas nelabai daug verkdavo, aš labai daug ieškojau priežasčių, kodėl. Vienas dalykas galvojau, bloga aš mama, tada galvojau, kad vaikas nesveikas. Tai aišku, visi ten tie etapai praeiti, bet pasirodo viskas absoliučiai buvo gerai. Ir tiesiog besimokant, aš sužinau be galo daug informacijos apie hormoninę sistemą, apie vaistų poveikį, apie tavo pasiruošimą gimdymui, apie gimdymo procesą, apie pozas, apie judesius, apie kvėpavimą, diafragmą, vidaus organus, vidaus raumenis, visceralinę terapiją, viską, ko absoliučiai nežinau. Ir man tiesiog aš mokydavausi naktim, kartais žiūrėdavau iš sprogdinto akim ir tiesiog viską konspektuoji, rašai šauktukus, dedi, ką dar kartą peržiūrėt, o kartais tiesiog sėdės, skaitai ir bliauni. Nes supranti, kad to neturėjai, nežinojai, kad galbūt kažkam tai net ir pakenkiai per kokias nors treniruotės, nes tos informacijos nebuvo. Ir žinau, kad mano gimdymas galėjo būti visiškai kitoks, nes visas įmanomas klaidas aš padariau su fiziniu kūnu gimdymo eigoje. Ir ten
O gali paminėti tas didžiausias, ko dabar tikrai nebereiktų, tas klaidas, kurią tu įsiminė, kad nedarysiu daugiau tokių, nes dabar jau žinau, kad negalima. Pertemptas kūnas yra vienas iš tų niuansų, bet čia galbūt labiau patiem treneriam šitas galioja, tarkim, patys treneriai iki laukiasi, jie yra, pakankamai tvirti ir atletai, pavyzdžiui, atletinis rengimas, tai čia truputį kita mintis yra. Aš šitų žmonių netreniruoju ir dažniausiai nukreipiu irgi pas specialistus arba tik tai padedu bazę susidėlioti, nes atletiniai žmonės, tai tarkim, mano situacija irgi buvo tokia labiau atletinė, nes aš per dieną vesdavau po 5-6 sunkes labai treniruotės ir su svoris, ir su kardio, tai mano kūnas tikrai buvo, kaip sakau, saldainukas su visus six-pack ir panašiai, ir su nežinota diastazė, ta pačia, nes six-packas irgi gali iššaukti diastazę, ypač jeigu netaisyklingai judama, ir mano pilvas buvo labai didelis. Tikrai labai iššokęs į priekį ir kai tu neturi tam tikrų žinių, tai su tais dideliais raumenim, su tuo stipriu tonusu, tu gali savo pakenkti. Taip, čia labai mėgstu, man atrodo, ir Ramunė Komžienė šitą akcentuoti, kad reikia turėti minti, kad kai tu turi tą six-packą, tai negalvo, kad labai bus viskas gražu būtinai po to. Taip. Tai aš dabar galvoju, gal čia visai ir galėtų būti tas toksai esminis patarimas tavo treneriams, kurios turi tą tokį puikų six-packą, planuoja arba laukiasi jau, kokia mintis, kaip galbūt tos diastazijos išvengti, nes tas pertemptas presas, galbūt kaip tik gali ją. Tai šiaip pagrindinis atsakymas vis tiek kvėpavimo pratimai, tai yra atlikti kvėpavimo pratimus ir nepertempti su pratimais, tai yra su tokiais atsilenkimais, nes daug kas galvoja, kad 100 atsilenkimų ten kas valandą yra atsakymas į gražų pilvą ir tam tikrus standartus, kuriuos nori. Bet tiksliau tai turi minti, kad visą neštumą nestengtis atpalaiduoti. Ne. Visą neštumą turim vis tiek palaikyti fizinį krūvį ir pilvas tiek ir kiti raumenys turi būti tonuse. Tai esmė, kad mes turime su kūnu ieškoti balanso, o balansą ieškoti yra labai sunku, nes priklausomi, kurią mes kryptį esam nuėjusios, ar į tą, kur visai neturim tonusą, ar kur pernelyg intensyvus tonusas. Tai jeigu pernelyg intensyvus, mes turime jau raminti krūvį, bet jo nesustabdyti, tai tikrai. Kilnoti toliau svorius, galbūt juos šiek tiek apmažinti arba išlaikyti, bet atlikti kvėpavimo pratimus, atlikti miofascialinius atpalaidavimus, atlikti tempimus gilesnius, galbūt nueiti apsilankyti jogą, jeigu, pavyzdžiui, ten tie kultūristai būna, kad nemėgsta tiesiog tokių treniruočių, tai dažniausiai jų labiau reikia. Taip kaip jogistam labiau reikia jėgos treniruočių ir svorio treniruočių. Tai čia viskame tas ir yra balansas. Tai dėl ko mano, kai neščiųjų treniruotės vyksta ir ateina neštukė, kokia čia yra treniruotė. Tai čia pilatesas, o čia kalanetika. Na, aš neturiu ką atsakyti. Vieną treniruotę tu gausi pilatesą, kitą treniruotę tu gausi jogą, trečią treniruotę tu gausi revrefingą ir kvėpavimą, ketvirtą treniruotę tu gausi funkcinę, penktą treniruotę tu gausi jėgos su svoriais, gyrom ir štangom treniruotę ir niekada nebus tos pačios ir dar plus gausite namų darbų, kurie bus irgi įvairūs. Tai aišku, stengiamės visą laiką vis tiek, kaip ir sakiau, tai yra labai individualu ir pritaikyti, bet galiausiai to vieno atsakymo tokio, kaip kad ten daug kas prašo, duokit man tris ten žingsnius ir aš padarysiu. Galima pradėti nuo tų 3 žingsnių, bet ne jie yra atsakymas. Tai visą laiką pradėti nuo 3 žingsnių yra gerai, tai sakau, kvėpavimas, atpalaiduojimo pratimai, tai jeigu treneriam, stebėti savo pilvo sieną ir galiausiai apsilankyti pas specialistą, kuris specializuojasi būtent šioje srityje, kad įgyti žinių. Tai pas mane ne vienas treneris ir mano ne vienas kolega atėjo jau nėštumo metu tiesiog gauti savo žinių, ką savo galiu pritaikyti, vedant tas pačias 8 treniruotės, kurias aš turiu, ką aš savo galiu daryti geriau ir kaip pasiruošti, ką daryti. Ir iš tikrųjų ten būna temų daug. Ir apie ką aš nekėti ir ištestavus, yra ką veikti dažniausiai. Ir yra labai daug silpnų vietų, net ir stipriam kūne. Tai tiesiog iš tos pusės. Bet mano darbas pagrindė su kita auditorija yra. Dabar man, žinai, prisimenant dar kol kas Romualdą Šemetą ir jo knygą Gimdymas su šypsena, skaitai tikriausiai, ne? Taip. Man kilo mintis, ar tu turi panašų šūkį savo treniruotėse, ta prasme, kad ar tavo treniruotės, galbūt mėgsti taip sakyti, gali prisidėti prie tokio gimdymo su šypsena. Galbūt ne tai būtinai tiesiogiai, bet... Aš galbūt labiau žiūriu iš tos, bet vėlgi, man nepatinka prisirišti prie vienos minties. Tai ateina, tarkim, klientė, matau jos nuotaiką, matau jos emociją ir galbūt ir tau pačiai, aš greičiausiai irgi pasakočiau apie tai, kaip yra svarbu gimdyti su šypsena, kaip svarbu yra emocija. Bet tikrai ateina tokios klientės kaip aš pati esu labai tokia grubi, realistė, bet tuo pačiu ir giliai savyje labai jautri ir empatiška.
Tai šitose vietose netinka tie pasakymai, kad ten drugeliai, šypsenos ir panašiai. Man jie visiškai neveikia ir man jie nepadės nei gimdymo eigoje, man reikia struktūros, man reikia judesio, man reikia atsakymų į klausimus ir tada tu jau eini per struktūrą ir griežtumą. Tai yra, kad tu turi padaryti tai, ką turi padaryti, kad tą šypseną gautum. Gal gimdymo eigoje tu to šypsenos tikrai negausi, nes skaudės, bet po gimdymo tu nepasigailėsi. Ir tada tos realios tokios gauni duonos, nes tikrai ne vieną klientę esu turėjus, kur kad ir kaip, ten praeina pro visus seminarus, ne tik pro mane. Ir ateina pas mane, sakau, tai kaip tu jauties, taigi vis tiek seminaruose lankydavo. Ir ten pasikeikia, sako, tie seminarai jo, viskas gerai, jie duoda tam tikrų žinių, bet tie nuteikimai su šypsena, sako, gali depresiją įvaryti. Tai yra net ir tokia kategorija žmonių, kad šiti metodai, šypsenos, meditacijos neveikia. Todėl aš ir visą laiką sakau, viena knyga nėra atsakymas. Įdomu, nes, pavyzdžiui, mano gimdymas pirmasis nebuvo tikrai lengviausias, bet aš tą mintį išsinešiau, kad ta prasme, kad ir koks jis sunkus buvo, aš išoriškai tikrai nesišypsojau, aš ten riaumojau, bet vidinė nusiteikimas, toks vidinis nusiteikimas buvo toks, kad aš darau viską, ką galiu, tikriausiai teisingai ir po to man buvo gera. Ir ta prasme, tai ta šypsena, aš turiu mintį labiau tokį, žinai, ne tai, kad aš čia gimdau ir šypsausi, bet... Bet yra tokių gimdymų, kur siekia to. Čia vadinasi hypnobirth. Tai yra hipnogimdymai, kuriuose medituoja ir iš tikrųjų bando šypsotis, bando kvėpuoti, jokių garsų neleisti, šokti tamsoje, ten, visokių yra tų variantų, ten pasileidžia, ten tą laikroduką, kurį žiūri, tai yra, sakau, čia yra antiek individualu ir tavo pačios patirtis, tu matai, kaip skiriasi ir pirmo, ir antro. Ar tai buvo tas pats? Ne. Bet čia yra kiti dalykai, čia tiesiog antri gimdymas visada lengvesni. Mano nebuvo antras. Antras gimdymas buvo toks, kur aš nesupratau, kaip taip įvyko viskas per 5 minutes. Tiesiog, tai čia viskas, aš laukiu to skausmą, kurį jaučiau prieš metus 10 mėnesių. Man iš tikrųjų atvirkščiai ir šiaip džiaugiuosi savo patirtimi, nes aš irgi galvojau, kad antrą tai tiesiog ateisiu, išstumsiu ir viskas. Bet aš pajaučiau visą normalų gimdymą su antru. Tai yra, supratau, ką reiškia visa ta teorija, visi tie ciklai ir taip toliau, ir kaip yra iš tikrųjų sunku. Su pirma, aš su 8 centimetrais atvažiavau ir galvojau, kad noriu McDonald'ą varyti. Su pirma. Tai man buvo chill su pirma iki 8 cm, kur atrodo yra wow, kaip taip įmanoma, tik tai, kad po to buvo sunku, tai yra tie paskutiniai porą centimetrų ir ten jau prasidėjo tos klaidos, kurias aš dariau. Galėjau aš jų realiai ir išvengti greičiausiai ir būčiau išvengus, bet, tos klaidos jos man pakišo koją ir visą procesą tiesiog sustabdė. O antram, žinodama tos pirmos patirties 2 cm atsiverimo patirtį, bandžiau jau ruoštis tam blogam scenarijui, bet aš turėjau ilgą ir skausmingą gimdymą, kuriame turėjau jėgų išjudėti, paleisti, atpalaiduoti, tvarkyti su mintim. Man ten jokios nei šypsenos, nei euforijos nebuvo, tikrai. Tai yra sunkus veiksmas, tu supranti, kad tai yra šventė ir gimtadienis, ateini kaip į šventę, neini į kovą, tai supranti šitus dalykus. Ir tiesiog žinant savo kūną, žinant judesius, žinant, kaip veikia vidaus visi organai, tu leidi vaikui leistis. Jeigu vaikas užstringa, tu leidi savo išeiti tokią pozą, kad vaikas galėtų atsitraukti ir lysti kitą pozą. Ir kai tu visą tą žinias darai, visuose tuose skausmuose susitvarkai ir toliau judi. Tikrai buvo tie momentai, kur ten aš nebegaliu, bet vėlgi apmokytas vyras irgi labai daug padeda, kai tuose nebegaliu vietose jisai ateina ir vėl tas savo žinias prideda, tada jūs vėl abudu galit. Tai aš antram gimdyme ištvėriau gerokai ilgesnį skausmą, bet jisai buvo visai kitoks negu pirmam, dėl to, kad žinios buvo. Tai man labiausiai tai pradėjo žinios ir praktika. Tai vėlgi, su pirma, aš tiesiog sportavau. Nebuvo jokio pasiruošimo kažkokio, tai ir buvo vien tik tai knygos. Tai aš irgi kaip savo straipsniuose rašau, su knygom niekas maratoną nenubėgo. O fiziologiškai net ir yra tyrimai Amerikoje padaryti, kaip moters hormoninė sistema veikia, kai moteris bėga maratoną ir jo ruošiasi jam, ir kaip moteris atlieka gimdymą. Tai yra beveik tie patys hormonai ir beveik tokiam pačiam pike. Ir tą tyrimą jau sulygino kaip per lygybės ženklą. Tiesiog skirtumas yra, kad gimdyvės, jos skaito knygas, eina į seminarus. Ir viskas. Ir
tiek to pasirašymo. O maratonininkai, jie ir skaito knygas, turi mitybos specialistus, turi specializuotus trenerius, kurie ruošia maratonui, tai va, tarkim, čia turėtų būti gimdymui, ruošia maratonui ir tas pasiruošimas vyksta apie metus laiko. Tuo tarpu gimdyvės 2 mėnesiai prieš prisimena, kad reikia kažką daryti. Jo, aš kažkaip jau pastebėjau šitą įkvepiantį pavyzdį, mėgsti minėti ir užmotyvuoti ir man atrodo, tai tikrai turėtų suveikti, nes toks akivaizdus pavyzdys, ne, kad yra, jeigu tai prilygsta maratonui, tai tu įsivaizduoji, kad turėtum ruoštis, ne? Taip. Dar pastebėjau, kad dažnai pamini tą tokį irgi įkvepiantį dalyką, kad sportuojančių nėštumo metu moterų kūdikiai vėliau gimsta stipresnė, ne? Savo raidoj truputėlį geriau ten, žodžiu, vystosi, bet ar tu turi dar kažkokių tokių, vat, nežinau, tokių mokslinių tyrimų perliukų, žinai, kurie negali neįkvėpti, kur tiesiog tave sukrečia ir šiaip tai tikrai nes aš kartais, kaip kalbėjom su vienu treneriu, atrodo, kalbamės apie kitus dalykus ir apie motivaciją truputėlį taip iš šono, nes motivacija toks dalykas, kur atrodo ir taip daug visi apie tai kalba ir tarsi nebereik čia motivuoti, bet to pačiu susidarim, kad ne, visgi reikia įkvėpti, reikia motivuoti ir tas niekada niekur nedings. Tai vat, ar tu turi tų perliukų, kurie tiesiog šokiruoja protą ir užmotyvuoja? Tai čia kalbant apie motivaciją, pas mane šiaip studijai lanko vien grupinės, neskaitant asmenio apie 80 nėščiųjų ir aš jų kaip paklausiu, sakau, ar jūs norite sportuoti su manim, jos visas atsako, kad ne. Nieks nenori, nieks neturi tos motivacijos. Sakau, kol jūs čia esat, nesako, tu gerai pasakai viską, ką reikia daryti. Nesako, taip reikia. Ir tiesiog tas vėlgi kelias, lydas ir žinios, kurios tu perteiki, yra labai svarbu, nes aš galiu parodyti pratimus, aš galiu juos parodyti gerai, galiu paruošti fiziškai gerai, bet jeigu aš nepakalbėsiu taisyklingai, tai jos nedaeisi iki tos studijos, nes tai yra sunku. Fiziškai ruoštis yra sunku. Ir aš galiu tai pasakyti, dabar irgi taip pat ir savo galiu pasakyti, cukrus yra blogai, turiu jo nevalgyti. Bet ką aš vakar padariau, paėmiau ir suvalgiau šokolado gabaliuką, nors aš žinau, kad negaliu valgyti. Ir taip pat yra su fiziniu kūnu. Tu žinai, kad reikia ruoštis ir vaikui bus geriau, bet aš nebegaliu, aš tingiu, nenoriu. Tai va čia klausimas, va ta motivacijos riba, ar aš ateisiu ar neteisiu. O tie perliukai, tai jų yra daug, tai klausimas apie kokią temą nori, tai gali būti ir apie patį vaiką, tai yra, kad vaiko cukraus lygis gali būti irgi mažesnis vien dėl to, kad moteris nėštumo metu užsiiminėja sportu, bet vėlgi noriu paminėti, kad sportas sportui nelygus, tai jeigu tai yra joga ir mankšta, tai nebūtinai turės tokią ženklę įtaką, tai turės labiau įtaką moters fiziniam kūnui negu kūdikiui. Kūdikiui turi įtaką tuomet, kai tai yra tikrai pakankamai intensyvu, tai yra 4-5 kartai per savaitę, 60-90% pajėgumu. Vadinasi, sportas tai yra gyvenimas ir tai yra kasdienybė, tai nėra, kad aš pasyviai guliu savaitgalį ir dar 2 dienas vidury, bet iš tikrųjų tas sportas yra daugiau mažiau kasdienybė. Tai jeigu jau kalbam apie tą aktyvesnį, laisvalaikį aktyvesnės nėštukes, tai nauda yra įvairi, tai gali būti ir tos pačios diabeto rizikos suvaldymas, lėtinių ligų rizikos suvaldymas patiem vaikam, skydliaukės ligų rizikos suvaldymas irgi kūdikiam, jeigu yra genetinis polinkis. Genetiniai polinkiai vis tiek jie lieka ir yra stiprus, tą, ką mes paveldėm iš tėvų, iš senelių ir taip toliau, bet polinkį mes galime mažinti ir mažinam dažniausiai nėštumo metu. Tai nėštumo metu daugiausiai įtakos galima padaryti ir kaulų struktūrai, kaulų tankiai, širdies ir kraujagyslių sistemai, tam pačiam vystymuisi ir panašiai. Tai visa tai tikrai vyksta nėštumo metu, bet vėlgi klausimas yra dar susijęs ne tik su sportu, bet ir tai, kokį streso lygį mes turim. Tai tarkim, jeigu mes turime aktyvų sportą, bet tarkim, eina į darbą arba šeimoje, nuolat barniai, ašaros, depresija ir panašiai, tas sportas jau jisai padeda, bet kokiu atveju jisai vyksta kaip hemopatinis vaistas, tikrai padeda, bet ta kita dalis, stresinė dalis gali vis tiek iššaukti tas ligas, išsigimimus netgi, vaiko įvairias centrinės nervų sistemos sutrikimus, tai vėlgi turėčiau vis tiek kalbėti apie tos du. Niekada nebūna to vieno atsakymo, kad nueisiu treniruotę ir viskas pasikeis. Vis tiek yra kintamųjų labai daug. Vėlgi, jeigu nešioji valgys labai daug cukrus, jinai padarys stiprią įtaką vaikaus smegenų struktūrai ir žieviai. Tai viskas vis tiek labai siejasi, tai nesakyčiau, kad tai yra vienas komponentas, tai yra visi 3, bet tai čia yra turbūt tas trenerio darbas, kad tu ateini vesti treniruotę ir lydinti kitas temas. Tai nėra tokios kaip vienos specifikos.
Tai čia vienas, kitas tai yra pačiai nėščiai diabeto rizikos suvaldymas, svorio kontrolė, tai yra, kad nepriauga daugiau svorio, raumenų tonuso kritimas, diastazės problemas, tos paties pilvo problemos, dubens dugno problemos, šlapimo nelaikymas, atsistatymas po gimdymo. Aš sakau, iš savo patirties, tiesiog tų pogimdyvių tiek daug jau praėjus ir tiek daug aš ašarų ant savęs jau turėjus, kad man tiesiog labai gaila, kad merginos nežino tam tikrų dalykų ir nėštumo metu nedaro. Ir dažniausiai aš per savo konsultacijas net nebešneku apie nėštumą, nes tai jau yra praeitis. Ir aš žinau, kad jinai būdama nėštumo metu galėjo viską susitvarkyti. Aš galėjau pasakyti šitą sakinį, bet kas iš to, jei bus dar skaudžiau. Taip. Tai tiesiog aš tą žinau ir stengiuosi pradėti nuo nėštumo. Aišku, iš tikrųjų, kur reikėtų pradėti. Tai mokyklose. Tai reikėtų pradėti nuo vaikų ir šviesti vaikus ir mergaitės šitom temom, kurios iš tikrųjų yra tuščios šiuo metu. Ir jeigu mes tenais pradėtume, tai tada aš mažiau ir šitų problemų turėčiau, kurias dabar turiu su klientėmis. Tai dabar iš karto tu jau pati matau, supranti ir matai ir jauti, kad esi ne tik trenerė, ne, tam moterim, kurios pas tave ateina, esi ir psichologė, ir gimdymo konsultantė, ir, organizuoji seminarus, kursus, švieti, edukatorė, tuo pačiu palaikytoja, motivatorė, viskas, ne? Tai mano dabar klausimas yra, kai pasirinkai dirbti taip plačiai, ne, tokio jautrioj srity, tikrai fiziologija specifinė, moteris jautrios tame etape. Ar tau nebaisu dirbti ir spręsti klausimus tokioj srity? Minėjai pačioj pradžioje, ne, kažkaip ten ir verkdavai, ir kad ir klaidų padarei tikriausiai, ne, pačioj pradžioj. Kaip dabar yra? Aš niekada nesakau, man būna vyras pasako, tu žiauriai kietas, tu pati kiečiausia Lietuvoje. Aš visą laiką esu ta, kur aš negalvoju apie tokius dalykus, aš neapsikraunu to mintim ir man ne tai yra svarbu. Ir aš negalvoju ten, ar kažką gerai darau, ar aš ten dar edukatorė, ar aš ten dar psichologė, aš apie tokius dalykus iš vis negalvoju. Aš tiesiog matau žmogų, matau jo problemas ir bandau spręsti tiek, kiek aš galiu. O kadangi tikrai stengiuosi mokytis ir ten visą laiką stengiuosi pildyti žinias ir šiuo metu irgi dar vienus kursus planuoju užsienyje pabaigti, tai tas žinių pildymas turbūt tiesiog, turbūt atveda, nežinau, aš neturiu atsakymą, žinokit, iš šitą klausimą, nes man tiesiog tas gaunasi natūraliai ir manau daug kas yra susiję su to pačiu asmenybiniu bruožu. Jeigu aš neturėčiau tiek empatijos, nes aš tikrųjų su klientėm aš kartu verkiu. Tai čia galbūt aš, kaip su mama pašneku, nėra labai geras bruožas, nes aš pati įsiskaudinu ir perimu tas situacijas. Aš dažnai būna ten irgi, kas po gimdyvės ateina ir perimu labai daug skausmo iš to motinystės ir auginimo. Ir aš visą naktį galiu galvoti apie tą klientę ir tada dar jai parašyti, dar jai nusiųsti patarimą ir panašiai, bet tai yra mano energija ir aš ją atiduodu. O tai gerai, tai įdomu, tai tu dabar esi tokioj vietoj, kur nėščiųjų koncentracija labai didelė aplink tave, tu jauti gerai tą pulsą tikriausiai, kuo jos gyvena, ne? Tai ir jos tikrai pasigodžia ne tik sveikatos problemam kažkokiam, ne, ten ir motinystės išmokom baimėm dėl to, nes mačiau, kad ir tokį video įrašą darėt su teisininkė apie tai kalbėt. Tai iš esmės, ar tu matai tas kažkokias tendencijas, kas, tarkim, dabar yra aktualu nėštukiam, ko jos labiausiai bijo, žinai? Ta prasme, ar čia yra tas, kur perfrazuojant, žinai, ten Tolstoj, kur visos šeimos laimingos vienodai, o visos ten nelaimingos skirtingai. Tai ta prasme, ar nėštukės visgi, aš suprantu, yra tas didžiausias dėl sveikatos visą laiką tikriausiai, žinai, ten kūdikio, bet... Kai tu matai tą iš vidaus, tu apčiuopi kažkokias, kas labiausiai? Baimės vis tiek yra labai įvairios ir labai skirtingos. Tikrai aš vis dar matau tą skirtumą tarp nėščiųjų dėl to, kad tikrai treniruotės vyksta taip, nėščiųjų grupė ateina, pogimdyvių grupė ateina, nėščiųjų pogimdyvių arba nėščiųjų asmeninė, pogimdyvių asmeninė. Šiaip daugiausiai patirties bet kokiu atveju aš gaunu asmeninėse, nes mes ten lendam labai gilį į asmeniškumus, į gyvenimo būdą, jau labai analizuojam, ką mes namuose darom tam, kad pritaikyt buitinę ergonomiją, tai yra kad judesys būtų buityje. Tai iš tos pusės baimės yra skirtingos. Vienas gali bijoti dėl fiziologijos, dėl vaikų, kitos dėl ligų, kitos tiesiog dėl socialinių tinklų. Tai yra, kad kiek yra informacijos ir aš nežinau, ką man atsirinkti. Kitos, šiaip pagrindinė galbūt, sakyčiau, tai darbo
tokia ne tai, kad baimė, bet nuolatinis nerimas ir jos pervargusios būna nuo darbo. Tai tarkim, ryte merginos, kur ateina, jos būna daugiau poilsėjusios, tiesiog miego nori, o vakare ateina merginos pavargusios. Ir jom jau yra tas nuovargis nuo darbo, kai kurios būna liūdnos, tai liūdnumas irgi būna dažnai nuo darbo, tai yra, kad darbo krūviai yra dideli, arba tos pačios išmokos kažkaip netitinka tas pokytis, kuris laukia, jis ir labai intensyvus. Bet tu gali patikėti, aš taip galvoju, žinai, Lietuvoje, tai mes turim šiaip geras sąlygas. Kaip turėtų jaustis dar nešiusios užsienį, kurios gauda ten tą savaitę dvi, galbūt iš viso iki gimdymo? Bet tai ir požiūris kitoks, tenais auklės yra normalu. Pas mus Lietuvoje auklės dar yra toksai, ne visi nori atiduoti savo vaiką aukliai, arba nenori savo finansų skirti aukliai. Užsienyje kiti ir gyvena kukliau, mes Lietuvoje pasižiūrėkit, kiek žmonių savo nuosavus namus turi. Tai gyvenimo būdai yra labai skirtingi pagal šalį, todėl net ir lyginti tų pačių dalykų ne visą laiką yra įmanoma. Tos pačios darželių sąlygos užsienyje yra vienokios, Lietuvoje yra kitokios, mokyklų sąlygos vienokios, kitokios. Visi turi skirtingus teisinius aspektus ir dėl to ir tas pats sunkumas yra kiekvienoje šalyje skirtingas. Faktas, kad Amerika pasižiūrėjusi mus, kurie mes turim 2 metus, ten kiek dar metus 8 mėnesius atostogų, jie turi iki 3 mėnesių ir privalo grįžti į darbą, tai jie gali sakyti, oho, jūs čionais visiškai lafa gyvenimą gyvenat. Ir iš tikrųjų taip, mūsų moteris tikrai gerai gyvena, bet paėmus biologiją, tai yra faktus, kam moteris yra sutverta ir kaip veikia jos hormoninė sistema, paėmus faktus apie vaiko smegenų vystimąsi, tai sistema nėra pritaikyta tam. Nežinau, kur yra pritaikyta, iš tikrųjų taip jau giliai nesidomėjau, nes čia ne mano labiau tema yra, bet biologiškai tai mums dar yra tų trūkumų ir pagrinde, tai dėl to, kad žmonės nori labai gerai gyventi, tada prasideda finansai, kai prasideda finansai, tada prasideda tie visi poreikiai, darbai, viršvalandžiai darbo ir panašiai. Tai esmė bet kokiu atveju yra tokia, kad moteriai regeneracija yra būtina, dažnai jinai tą regeneraciją atiduoda savo darbui ir tos energijos nebelieka, dėl to mes turim tam tikrų ir fizinių, ir emocinių iššūkių, pogimdyvinę depresiją. Visiškai įmanoma išvengti šito varianto, bet kodėl mes turim šitiek daug? Nežmoniškai daug. Aš dar ir praeitą savaitę vėl verkiau kartu su kliente, nes atėjo po gimdyvinės psichozės, vartoja vaistus ir tu matai tą visą situaciją, tą visą virtuvę ir tu matai tą leliuką, kurį atsinešė 2 mėnesių, kuris yra gražus ir fainas ir tu supranti, kiek jau per 2 mėnesius jie daug ištvėrė ir kaip buvo sunku. Ir dar bandai jai fiziškai padėti ir supranti, kad čia ne tik fiziologijos reikia, bet jinai nesiruošia neteiti pas psichologą, tai tu kaip ir turi ją nuvesti tuo teisingu keliu, kalbėti apie tai. Tai daug yra niuansų turbūt šiais klausimais, kam yra lengva, kam yra sunku. O dar kalbant apie psichologiją, žinai, ir apie tuos įsitikinimus, tai tikriausiai susiduriu su tuo, kad kiekvienas mes turim kažkokius įsitikinimus, bet yra tokių, kurie gali trukdyti realiai pasitikėti savim, trenerių procesu, gimdymu ar tiesiog treniravimuose procesu. Ir ar tu tada lendi į tą grinai darbą su įsitikinimu keitimu? Ir jeigu tau yra tekę, aš faktais dažniausiai kalbu. Faktais. Jo. Ir tiesiog, jeigu yra tekę kažkaip patirti tą, paliudyti, ne tą pokytį, tai gal tu gali paminėti, kokie yra tie tokie įsitikinimai, su kuriais tau yra tekę dirbti, kuriuos pavyko transformuoti? Transformuoti man pavyko daug klienčių, tikrai ne vieną šokoladą ir dovaną esu gavus už tą transformaciją ir pačios klientės komentaru, kad jeigu nebūtų atėjus čia, nežinau, sako, kur aš būčiau gyvenime nuėjus ir su depresija, ir su santykiais, ir su vaiku, ir su vyru, vien dėl pokalbių ir to paties treniravimo ir kūno pokyčių. Dėl to, kad vėlgi treniravimas, ką jisai dar padaro, tai tuo pačiu jisai išskiria laimės hormonus, mažina depresijos riziką labai dideliais kiekiais. Tai reiškia, jeigu moteris jau buvo ant ribos ir atrado tą sportą kaip atsakymą, kad yra gerai, tai jos depresijos rizika sumažėjo, jos gali gyvenimas visiškai pasikeisti vien dėl treniruočių. Plus, jeigu jūs dar turite pokalbius, diskutuojate, išsikalbate, apsikabini, kai verkia, palaikai, kai verkia, tai tas pokytis gali būti iš viso ženklus. Tai tokių turėjau pokyčių, bet nesakyčiau, kad aš turiu kažkokią tai metodiką, kurią taikau. Aš tiesiog vėlgi, kaip sakau, žiūriu pagal žmogų. Labai taikau tuos visus giliuosius pratimus, tai yra tie patys kvėpavimo, nusiraminimo ir parasimpatinės nervų sistemos aktyvavimo pratimai. Tai išmokinu patį žmogų atpažinti savo diastazę, pilvo fascijas, kaip koreliuoja su tavo emocinė sveikata, kad jeigu ten tu vienaip ar kitaip pasielgsi, tavo pilvas irgi gali reaguoti,
kaip tavo dugnas reaguoja į tavo emocinę sveikatą. Į visus šitus dalykus mes stengiamės atkreipti dėmesį ir išmokyti patį žmogų atpažinti. Ir kaip atpažįsta, tiesiog įvyksta tie pokyčiai. Ir aš visą laiką būnu šalia palaikyti. Tai ar žinutėmis, ar skambučiu, ar tiesiog studijoje atvykstant. Tai lygiai taip pat ir online. Turiu klienčių iš visų šalių, turbūt Anglija, Danija, Norvegija, Švedija. Lietuvės. Esu ir Angliją turėjus klientę. Tai jos vartoja su mano online programomis, kurios irgi yra didžiulės, tenais jas įveikti irgi yra ką veikti, ten, kaip sakau, jeigu pasiekia 100%, man turbūt reikėtų kokį diplomiuką išrašyti. Tai tikrai mes tenais irgi daug diskusijų turime ir ne viena yra parašęs, kad ta programa pakeičia irgi tą visą suvokimą apie judesį, sveikatingumą ir mąstymą, dėl to, kad mes aktyvuojam parasimpatinę nervų sistemą, o šiuolaikiniam gyvenime, kaip ir sakiau, dėl darbo pas mus varijuoja ir dominuoja simpatinė. Tai va ta tiesios linijos karta, jinai yra problematiška iš stresinės pusės. Ir kai tu jau randi tą klik tokį pas žmogų, kad čia yra ta vieta, kur aš atrasiu savo parasimpatinę nervų sistemą ir galiu ją keisti su judesiu, su kvėpavimu, su pokalbiais, su įsitikinimais tam tikrais. Tai va tada ir vyksta tie pokyčiai. Bet tikrai esu turėjęs situacijų, kada ir nevyksta ir, kaip sakau, aš nesu ta, kuri įtikinėja. Tai jeigu žmogus pasirenka eiti su manim, aš viską atiduosiu, kad jisai gautų viską, ką geriausio. Jeigu žmogus yra įsitikinęs, kad taip neturi būti, arba ten ieško priežasčių, kodėl ne, kodėl taip, kodėl anaip, arba dar arogancijos turi, tai aš su tokiais tiesiog nedirbu ir nebandau spręsti, nes paprasčiausiai turiu ir taip daug kur tą energiją atiduoti. Ir nemoralizuoju, tikrai ne, nes aš turiu daug kur energiją ir taip atiduoti. Tai jeigu galvoju, dar dirbčiau su to vienu žmogum, kuriam labai daug reikia tos energijos, tai aš nebeturėčiau ką atiduoti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų nori. Tai esu tikrai tam tikrose vietose, aš savo užbrėžus ribas su pasakymu ne, kaip ir su tam tikrom treniruotėm aš savo sakau ne, nes pasiūlymų daug, visokių turiu vis tiek ir vis tiek aš brėžiu tam tikras ribas, kur sakau ne. Arba ten, tarkim, tos pačios problemos. Tikrai daug problemų man pavyksta išspręsti su žiniomis, kuriamis aš turiu, bet vis tiek ateina ir, tarkim, su išvaržom nori dirbti. Ir aš sakau ne, bet sako, man veikia tavo treniruotės. Mes galim daryti, sakau, treniruotės, bet aš nespręsiu tavo problemos ir vis tiek tu turi tam tikrose vietose brėžti ne, nes esi specializuotas žmogus ir negali visko pakeisti. Ir aš nesu psichologė, aš galbūt netgi neteisingą kokį patarimą kažkam galiu duoti, todėl aš negaliu taip tiesiog paimti ir žmogui įtikinti kažką. Tai jeigu jam patinka diskutuoti su manim, aš visą laiką atvira. Jeigu nori treniravimo patarimo, visą laiką duosiu faktus ir duosiu programą. Bet taip, kad keisti žmogų, tai gaunasi natūraliai. O dabar truputėlį grįžtam prie tos sekos, nuo kurias mes pradėjome, kad kai gimėm master mama, tu taip, ne? Ar master mama? Master mama. Master mama. Tai žodžiu, dirba dienom naktim ir man dabar įdomu jau, ar tu pasiekiai tą tokį įsidirbimo lygį, kur jau dabar gali truputėlį atsipalaiduoti ir tavo studija klesti, ar taip galėtum sakyti, ir truputėlį tas krūvis apmažėjęs. Kaip prieš tai kalbėjom, truputėlį yra noras netgi perleisti tų treniruočių, ne kažkam kitam, daugiau galbūt tiesiog užsimti to organizavimu, plėtimu. Tai kaip atrodo ta tavo dienotvarkė dabar? Tikiuosi, nebedirbi dieną naktį. Vasarą ne, bet čia dabar turbūt pirmi mėnesiai, tai yra birželis ir liepa, kada aš dirbu maždaug 4,5 dienos per savaitę, tai čia yra labai mažai. Tai čia yra, kaip sakau, jau mano atostoginiai mėnesiai, kad 4,5 dienos dirbu maždaug po 12 valandų. Tai čia tokie atostoginiai, bet šiaip ruduo, žiema, pavasaris tikrai būdavo tokių dienų, kad aš dirbu nuo 7 ryto, įskaitant ten, aišku, vaikus į darželį nuveži. Būna dienų, kada ten vidury dienos tu su vaikais turi pabūti, nes, tarkim, serga, kažkas vyksta, visą laiką yra dienų skirtingų. Nėra taip, kad visą laiką vienodai. Bet vakarais treniruotės vesdavau visą laiką iki 8, pusės 9, tokiu laiku. Dar seniau, kai vaikų neturėjau, tai iki 10 treniruotės vesdavau. Tai jau sakau, dar iki šios vasaros aš visą laiką dirbdavau darbą, kuris yra visiškai full time vakarinis. Ir tiesiog šią vasarą jau savo vėl pasakiau ne. Ir pasakiau, kad mano paskutinė treniruotė yra iki 18:20.
ir 18-20 aš pabaigiu ir uždarau duris. Tai čia yra mano pirma vasara, kad aš pasakiau ne vakariniam darbui. Nors dar būna išimčių. O čia dėl šeimos tikriausiai, nes mano irgi kitas klausimas, ar kai dirbi tokį darbą, kuris prasilenkia tikriausiai ir su vyro darbo režimu, kaip tau ar netrūksta tada tokio laiko tiesiog mėgautis gyvenimu šeimoje? Susidėliojam, įmanoma viskas, vis tiek atostogų pasiėmė, pastarai atostogų. Mes į Tenerife buvom išvažiavę 2 mėnesiam beveik, dabar prieš šią žiemą 2 savaitėm tik su viena mergaitė išvažiavau į Tenerife. Tai pasidarom tų atostogų, kad kaip ir užpildyti tai, ką praradom. Savaitgaliais, tarkim, sekmadieniai būna griežtai jau šeimos tas laikas. Nors dar vesdavau visus metus sekmadienį vieną treniruotę vesdavau kiekvieną sekmadienį, bet dabar jau irgi pasakiau ne, nors poreikis yra, jau tenais labai jau visi lydėjo, bet sakau tikrai ne sekmadieniais. Tai jau brėžiu ribas tiesiog, bet taip, norėčiau jau daugiau atiduoti ir po truputį tą ir darau ir tą daryti labai yra sunku, nes vėlgi, čia kaip savo kūdikį atiduoti kažkam. Tai atiduoti savo studijos erdvę ir savo treniruotę, savo klientus, kuriuos tu švieti, mokini ir tu žinai, kad tai veikia ir tu žinai, ką pasakyti teisingų metu, kaip sureaguoti į emociją, kur šitų dalykų tu neišmokysi kito trenerio. Ir aš galiu pasakyti, kad reikia atliepti emocijas, bet klausimas, kaip tas kitas treneris mokės atliepti į emocijas, kaip jisai gebės jas atpažinti, čia yra visai kitas išsilavinimas. Net nežinau, ar tai yra išsilavinimas iš tikrųjų, nes tai yra sudėtinga tą empatiją atlikti grupėje ir nuolatos tą atlikti. O man dar kila iškart klausimas, ar tu, kai dabar pajauti, kad atradai šią sritį savo pačios poreikių dėka, tu pradėjai lauktis, pradėjai specializuotis, ar yra minčių, kad augant pačiai, keičiantis tavo pačios ir šeimos poreikiams, keisis ir tavo specializacija? Manau, kad taip. Kad vėliau, kokie planai tada, su seniorais galiausiai? Tai mes juokam dėl to, kad dabar iš pradžių viskas prasidėjo nėščiųjų treniruotės. Tada atsirado mamų su kūdikiais treniruotės. Ir tada atsirado moterų funkcinės treniruotės Master Fit. Tai Master Fit yra tokios treniruotės, kur ateina mamos, bet mamos, kurios yra ne po gimdymo, nesilaukia ir jų vaikam yra jau darželio amžius. Ir jos tiesiog ateina grupiai, mes sunkiai sportuojam, vėl ta pati korekcija eina ir panašiai. Tai yra gerokai sunkesnis treniruotės, vėl grįžta tas pats momentas, mes labai daug judesių mokomės stovėti ant rankų, vaikščioti, verstis ant žiedų, kilnotis ir panašiai. Bet tuo pačiu mes keikiamės apie nemigą, mes iškoliuojam vyrus, pašnekam apie vaikų šūdus, pašnekam apie darželius, mokyklas, kas mums kelia stresą, bele kiek prisijuokiam, labai daug juodo humoro būna visa ta tema, nes iš tikrųjų, vėlgi su vyras taip neišsikalbėsi tam tikrom temom, net ir su draugiam kartais netaip išsikalbėsi, tai ten tose treniruotėse, kaip sakau, uždarom duris ir viskas, kas buvo tai treniruotėj, lieka tai treniruotėj. Tai yra tas rytis dar. Ir sakau, tai kas toliau, master pauzė, tai yra menopauzė. Tai gal bus master pauzė, kai man bus menopauzė, tada aš jau padarysiu visą metodiką. Iš tikrųjų dabar turiu labai, dar aišku viskam laiko pritrūksta, bet turiu mintį daryti ciklų treniruotės, tai yra su mėnesiniam, kas yra susijęs su ciklais, nes ten vėlgi yra visai kitas mokslas ir labai labai įdomus, bet dar kol kas net nepriejau, čia viskas yra debesyse. Taip sakant, tai kokia yra ateitis, aš nežinau, galbūt visą laiką ir nedirbsiu, bet labai norėčiau turėti komandą, kuri visą laiką išlaikytų tą master mamą. Kažkur irgi girdėjau, kad ir norėtum gyventi, tuose šiltuose kraštuose karts nuo karto, tai tada irgi taip atrodo, kaip derintum įsivaizduoji, galbūt plėtimas į kitas rinkas, galbūt pradžiai į kitus miestus Lietuvoje. Negalvoju nieko. Man vis užsimena, kad ten, tarkim, daug Vilniečių iš tikrųjų sportuoja, pas mane būna iš Vilniaus važiuoja, kad po turėti asmenę treniruotę mėnesį kartą atvažiuoja iš Vilniaus. Tai prisitaiko ir tokių variantų, tikrai iš seminarus atvažiuoja irgi iš Klaipėdos, iš Šiaulių. Tai tas, kad ne vien tik tai Kaunas dalyvauja master mamai, tikrai tas yra. Ir vis pasiūlo, sako, tai plėskis į tą Vilnių. Ir aš žinau virtuvę, tai reiškia, kad ieškoti studijos, tai kainuoja labai daug ir tas išlaikymas ir galvojimas ir įkūrimas ir visa kita, kas tą darys. Samdyti administratorių irgi kainuoja. Kiek treniruočio abonementas 70 € žmogui jau yra gan brangu, jeigu dar daugiau, tai dar brangiau, tai ta siaurėja ta galimybė įsigyti, o tas 100 €
nepadengia, nes dar ir mokesčiai ir panašiai, tai tu tada gali žaisti ant to, kad tu kažkiek tai uždirbsi kažką, bet kiek tu atiduosi savęs vėlgi, kiek tu atiduosi laiko ir energijos ir tada tu dėliojasi prioritetus, ar aš noriu būti verslininkė, ar aš noriu būti gera specialistė. Tai kai aš noriu būti gera specialistė, man užtenka to, kiek dabar yra. Galbūt kažkada atsiras žmogus gyvenime, kuris norės daugiau su manim padaryti ir atsivers tų galimybių daugiau. Bet kol kas aš labai džiaugiuosi ten, kur esu, aš labai džiaugiuosi savo online kursais, nes jie yra tikrai labai geri ir labai geri atsiliepimai. Tai manau, kad čia yra daugiau tos vietos, kur norėčiau plėstis, nes studija vis tiek jinai yra labai ribota, atima labai daug energijos ir ne visada atiduoda pasauliui tiek daug, kiek atiduoda iš tikrųjų online programos ir kontaktas online. Nes online programose vis tiek mes susitinkam kartu, tai yra per tą patį Zoomą susiskambinam. Jau turiu visas metodikas, kaip kameras apdėlioti žmogui, net visas instrukcijas, kad aš matyčiau tą pačią diastazę, dubens dugno testavimus, viską. Mes puikiausiai viską pasidarom. Aišku, tai atsirado karantino metu, nes teko tiesiog dirbti. Ir jau kai nebuvo kur dėtis, nors man atrodo, Dieve mano, nieko neįmanoma padaryti per tą kamerą. Tai supratau, kad viskas yra įmanoma ir aš pasiekiau su ne viena neštukė ir gimdymus sklandžius ir tos pačius gimdymus ištvėrėm kartu viską online. Tai buvo su kuo ir su telefonu gimdom kartu. Čia, kaip sako kitas, tai sakau, aš čia ne tik trenerė, bet ir dula toj patapsiu, nes jau ne vienus sąrėmis esu atlaikius kartu su merginom. Tai, viskas yra įmanoma, o kaip bus toliau? Nežinau, aš per daug neplanuoju, labai daug gyvenu šią akimirką. Dar noriu klausti tavęs apie mokslus. Tai šiaip irgi kažkaip, man atrodo, minėjusiesi, kad visą širdį atiduodi, kad nuolat mokaisi, gilinėsi naujausius tyrimus apie neštukės ir gimdyvės skaitai. Kaip tau atrodo, kokie yra tavo pamėgti tie mokslo šaltiniai ir ką tu matai šitoj rinkoje, ne, Lietuvos, tarkim, pradžiai? Kas verta dėmesio ir kas Lietuvos rinkoje mokytis. Tai yra specialistų tiesiog, vėlgi, čia yra... Gal pradžiai tiesiog kas tavo tie pamėgti, ne, mokslo šaltiniai, ar tiesiog kažkokios, tai nežinau, mokytojai? Neturiu galbūt taip vienų specifinių, man labiausiai patiko tai mano Amerikos kursai, tai, čia galima pasidomėti, nes jų yra daug, tai net nenorėčiau... Kaip tu pati išsirinkai, tarkim, ir kodėl tuos? Pagal rekomendacijas pagrindę ir pagal lektoriaus visą praeitį. Tai visą laiką žiūriu labai į tai, ką žmogus yra atsinešęs, kuris tai dirbęs, ką jis daręs. Ir tarp kitko mano tas lektorius guru visas yra vyras, kas yra irgi keiščiausia. Man buvo labai daug tokio skepticizmo, kaip jisai galės išmokyti mane šio klausimu, bet jisai yra nerealus, jis turi nerealią komandą, bet vėlgi kursų yra labai daug. Ir vėlgi klausimas, ką nori atsirinkti. Tie mano kursai, tai jie turėjo ir reps, ir eisus, visus tos skaičiavimus. Tai dar dėl to man labai patiko, bet aišku, Lietuvoje nelabai užskaito šitų dalykų, bet ką padarysi. Tai čia jūs treneriai turi žiūrėti pagal save, čia kaip ir išsirink trenerį, taip ir treneriai išsirink mokytoją, iš kurio mokytis. Tai mano, kadangi buvo labai didelis prioritetas judėjimui, korekcijai, judesiui, bendrai judesių metodikai, tai dėl to aš rinkausi ten. Kitiem galbūt yra labai svarbu mintis, meditacija, galbūt šie dalykai yra svarbiau ir labiau nori eiti jogos pusėje, labiau į tą ramybės fazę. Bet pavyko gauti tą gerą kokybę tada vis tiek nuotoliu? Taip, pilnai. Tai man ir atsiskaitimai buvo, aš turėjau neščiasias testuoti prieš kameras ten ir panašiai, tai tikrai ten jaudulio buvo pakankamai pilnų pajėgumų irgi. Ir ten tie patys susitikimai su tuo vyriausiu lektoriumi, jau galutiniai atsiskaitimai individualūs ten buvo, nėra taip, kad ten grupėm. Ten buvo individualūs, ten, kur turi ir angliškai atsiskaityti viską. Tai buvo to streso nemažai, bet viskas pavyko ir viskas labai gerai gavosi. Ir tas mokslas, jisai naudingas buvo. Lietuvoje mokslas, jisai yra įdomus, nes lietuviškai tu viską labai gerai supranti. Tai aišku, ir angliškai supranti, bet vis tiek tai yra ne tavo kalba, tai būna tų vietų, kada taip, jau gali prasilenkti tiesiog supratimas apie tą patį dalyką. Tai lietuviškai labai, aišku, viskas fainai yra, bet čia man dažnai pritrūksta žinių platesnių, tai yra apie tai, kaip siejasi visi tam tikri aspektai, nes jeigu treniravimo mokinasi, tai čia ir duoda žinių apie treniravimas, jeigu apie neščiasias, tai apie neščiųjų tą bendrą žinias duoda, jeigu apie pogimdyvės, tai irgi apie pogimdyvės tokias bendras žinias, bet nesieja, ką reiškia
nėštumą su pogimdyviniu periodu, koks buvo tavo gimdymas, kokios tavo emocinės, o tavo socialinė padėtis, kokia tavo emocinė, visa, vat kaip sakiau, ta visa virtuvė, jinai yra labai tokia gili ir man, kai, tarkim, ateina treneris mane pavaduoti ir aš bandau jį apmokinti, man net sunku iš tikrųjų būna pasakyti, kaip treniruoti, kad būti tą mes ir mamo metodiką. Nes labai daug dalykų, kaip sakau, atėjo iš manęs pačios ir mano pačios patirties ir galbūt manau, kad mano pačios pirmagimės patirtis yra tokia, kad jinai buvo labai skaudi, tai yra, kad labai daug verkimo, labai daug nemigos ir tikrai daug skaudžių akimirkų ir aš manau, kad vis tiek tos skaudžios akimirkos dažnai tave pastato kažkaip ten kojų. Kuo tu daugiau dugną nueini, tuo daugiau atsistoji. Tai tikrai buvo tų momentų, kada yra žiauriai sunku ir tu susiemi ir tada darai dar daugiau, kad pasiekti tikrai geresnį rezultatą, kad tikrai galėtum padėti tom mamom ir panašiai. Tai tos pačios ir empatijos turėjimas, tai yra, kai tu žinai, ką reiškia sunkus, labai sunkus ir itin jautrios nervų sistemos vaikas, tu gali suprasti ir kitas mamas ir suprasti, kodėl jos vienaip ar kitaip reaguoja, arba ateina su viena ar kitokia šypsena, arba akis. Tai akis labai daug pasako iš tikro žmogaus. Atpažinti akis atėjus į studiją irgi yra labai svarbu. Tai visi šitą dalykai daro įtaką. Bet aš nukrypau nuo kurso, ne? Bet dabar pagalvojau, kad tas klausimas, apie kurį visom kyla klausimas apie diastaziją, vis tiek dar buvo toks ne iki galo paliestas, tai toks irgi taip gilyn, jeigu einant, tai ar tu gali pasakyti, kad programa tavo, tarkim, mane padėtų diastazę, nežinau, bet kiek laiko praėjo po gimdymo, tarkim, gerai, metai du ir sutvarkyti. Ne. Aš visom sakau, ne. Dėl to, kad net ir mano treniruotės nebūtinai padės, nes čia yra daug kintamųjų. Ką mano kursas gali padėti padaryti ir mano treniruotės, ką gali padėti padaryti, tai pakeisti tave. Ir kai tu pasikeisi ir priimsi sprendimus savo gyvenime, tada yra labai didelė tikimybė, kad diastazės nebeliks, arba jinai stipriai sumažės, arba jinai taps funkcionali. Ką aš galiu tikrai faktiškai duoti, tai kad jeigu vėlgi nuo žmogaus priklauso, tai aš duodu faktinius pratimus, kvėpavimo pratimus, judesius ir buities ergonomijos pokytį. Tai reiškia, kad buitis yra labai svarbi, kaip tu keli vaiką, kaip tu lenkiesi, kaip tu rišiesi batus ten ir taip toliau, ką tu darai namuose, kaip tu apsidėlioji daiktus savo namuose, kaip tu guli, kaip tu miegi. O gali iš karto konkrečiai pasakyti 3 svarbiausius dalykus, kas liečia ergonomiją, kas liečia kvėpavimas, tai gal aišku, bet labiau ergonomija, tarkim, namų aplinką, kasdienybę, kaip tu gali pritaikyti taip, kad tavo diastazė gytų. Tai pagrindė tai yra kvėpavimą taikyti ergonomijai. Tai tarkim, jeigu aš žindau arba kažką laikau ir esu šitoj pozui, aš nekvėpuosiu pilvu. Kai nekvėpuoji pilvu, tavo tiesiog fascinis audinys jis neveikia. Ir daugiausiai kompensuoja nugaros visa dalis ir dėl to jau gali būti tie pokyčiai. Tai čia galima traktuoti ir kaip laikysena. Tiesiog gerink laikyseną savo buityje. Tai galima ir taip pasakyti. Bet jeigu tu dar duodi įrankius, kaip gerinti tą laikyseną, tai vėlgi gali padėti. Tai va tas, kad tu pradėk naudoti pilvą, darant judesius buityje. Keli vaiką, įtemk pilvą, panaudok jį, tiesiog prisimink, kad tokį turi, nes pasirodo pogimdyviam labai sunku tą suprasti ir sunku suprasti, kad tu gali judėti su pilvu arba nėštukiam suprasti, kad tu iš vis gali judinti pilvą, taigi jisai kaip kiaušinis negalima judinti, bet esmė, kad be pilvo raumenų, tai yra ir kvėpavimo pratimo metu, aš nekalbu apie atsilenkimus, čia toli gražu nuo šitos temos atsilenkimų. O dar mes palieskim tą, kad diastazės apibrėžimą centimetrais arba pirštais, ne, kai matuojam, tai šiaip irgi visi labai skirtingai. Vieni griežtai sako, čia diastazė nuo 2,5 cm, mažiau nesiskaito. Tu mini, kad ir nuo 1 ir 2 ir 3. Ta prasme, vėlgi čia yra vertinimas ir labai yra svarbus testavimas ir labai daug yra mitų su diastazė. Įsivedus į Google diastazę, tai galima paskesti to informacijai ir jos yra tikrai netikslios dėl to, kad diastazė yra vertinama pagal žmogaus tiek plotį, tai yra pirštais centimetrais galima, aišku, geriausiai pirštai skirtingi yra dydžio ir vėlgi tai yra geriausiai ultragarsų vertinti. Ir kitas dalykas, tai turi vertinti paslankumą, tai atlikti vibracijos testą, tai yra kiek ta fascija yra paslanki, ar jinai pasiduoda judesiui, ar jinai nepasiduoda judesiui. Gylis vėlgi yra svarbu, ar ta fascija išėjo maišelio tokį ištampytą lygį, ar tas maišelis yra tvirtas, kurioje vietoj ir kiek, ar labiau ties bamba, ar jinai yra tokia, ar tokia, ar tokia. Tai labai daug kintamųjų yra su diastazė. Ir vėlgi galima netgi testavimą daryti savaitės laiko. Tai yra, kad tu buities
sudėties ergonomijoje save seki. Kokia tavo diastazija yra ryte, kokia yra vakare, nes jinai keičiasi, tai yra judesys. Fascija neturi kraujotakos, raumenis turi kraujotaką. Raumenis mes galim keisti, mes galim juos uždaryti, atidaryti, va čia tas funkcionalumas atsiranda. Fascija yra pagrinde hormoninė sistema, medžiagų apykaita, kurią mes turime ir ką mes duodame savo audiniams, kaip ir kaulams. Mes galime kaulų tankį sumažinti, galim padidinti. Čia priklauso nuo mūsų mitybos, streso, miego ir daug kitų niuansų, genetinio polinkio fondo ir taip toliau. Tie patys ir santykiai, jie labai daug įtakos daro. Tai kaip sakau, nėra vienos tos virtuvės. Tai tos diastazijos įsivertinimas, jisai priklauso nuo daug aspektų ir netgi reikėtų testuotis ne vieną dieną ir ne vienu laiku ir stebėti, pavyzdžiui, valgymai, kaip daro įtaką tavo diastazijai. Kai tu pavalgai, kaip žarnynas išsiplečia, kaip diastazija reaguoja. Jeigu jinai plečiasi, vadinasi, tai yra silpnas audinys, kad ir 1 centimetras jau reaguoja, jau mes turim dirbti su šita vieta. Gali būti 2 centimetrai, bet labai tvirta fascija pati ir tiesiog problema tavo raumeninė yra laikysenoje, tai kad tarkim ten lortozė ir panašiai, tai mes kitus dalykus keisim. Tai klausimas, ką mes turim keisti su ta diastazė. Tai ta pati mitybos visas klausimas yra be galo svarbus. Jeigu nėra mitybos pagrindų pačių, tai daryk tu kiek nori tų pratimų. Kaip dažnai tau pačiai tenka pasakyti, kad mes padarėm viską, ką galėjom, dėl tavo diastazijos sutvarkymų tokiu būdu, dabar padės tik operacija. Tik vieną kartą teko šitą padaryti. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, kad daug klienčių nedaeina iki galo, nes diastazijos tvarkymas jisai ilgai užtrunka. Aš pati turiu diastaziją, 2,5 cm, po gimdymo buvo 4 pirštai, tai galėjau jos tiesiog ten pakasyti viską, ką noriu. Ir tikrai darbas man buvo, aš po 2 metų pajutau, kad jau yra gerai. Ir su kuo tau dirbai? Su raumenim, su fascija? Viskuo, ką galiu. Jo. Tai yra pati, tai vienintelė tokia sunkiausia dalis man buvo tai mityba, dėl to, kad vis tiek to streso nemažai, esu stresinė valgytoja. Tai grinai, kada susitvarkau su mityba ir taikau visus principus, bet neplečiam šitos temos, nes čia vėlgi galėčiau 3 valandas kalbėti, pasiliekam kitiem kartam. Tai mitybą susitvarkai, atlieki tam tikrus judesius, neatlieki tam tikrų judesių, pavyzdžiui, kaip pliometriniai pratimai, šuoliai, tam tikri, kurie ir gamina fascinę skaidulą, kuri plečia. Tai tuomet sumažėja iki 1 centimetro, jokių problemų, pilvas gražus. Kai padarau nesąmonės, padarau sunkes treniruotės, nes ateina Masterfit merginos, jos visos neturi diastazijos, aš turiu, tai aš užsimerkiu ir mes darom pliometrinių pratimų, žiauriai smagu, ten užsiturbinam, tada dar kitą dieną neišsimiegu, tada vaikai dar klykia ir aš dar 10 plytos šokoladų suvalgau, jau žiūriu 2,5 cm ir vėl. Tai darbas yra nuolatinis, bet jį įmanoma pilnai susitvarkyti ir pilvą įmanoma susitvarkyti, tik tai, kad tai yra sunkokas darbas. Ir va čia yra klausimas, kiek žmogus darys. Aš turiu kelias klientės, kurios priėjo tą tašką, kad susitvarkė su manim iki to 1 cm ir stangrios fascijos ir funkcinės kontrolės pilnos. Ir jinai negali atsidėkoti, sako, bet aš netikėjau, kad tai bus. Tai yra labai sunku, bet galiu nuoširdžiai pasakyti, kad jinai įdėjo visą darbą su manim tikrai. Tai jinai darė 2 treniruotės su manim, kur aš ten ją tikrai skalpuoju ir nuolat kalbu ir jinai nervuojas, nes neišeina, nes sunku atlikti pratimą, kvėpuoti, suspausti tą kompresiją visą vidui. Tai yra tikrai sunku. Ir dar namuose darydavo po 3 treniruotės. Plus prižiūrėjo mitybą, ten kiek įmanoma tą hormoninę sistemą. Tai visą tai atidirbus, jinai susitvarkė. Daugelis merginų meta šitą darbą. Dėl to, kad tai yra tiesiog kai kuriuom išvaizda. Ir kartais lengviau pasirinkti operaciją, negu susitvarkyti savo fizinę sveikatą. Nes čia labai daug yra ir emocijos. O emocijas žmonėms tvarkytis nėra lengva. Ir nėra lengva tą pasakyti, padaryti. Ar tau yra tekę matyti kažkokių trenerių klaidų, kurie nėra šiaip specialistai, nėščiųjų gimdymo, moterų po gimdymo treniravimo, kurias jie daro, galbūt net nebūtinai iš nežinojimo, galbūt tiesiog moteris nepasisako, kad čia aš esu prieš metus pagimdžiusi, bet vis tiek problemos išlieka. Ir ar tu turi kažkokių patarimų treneriams, kurie dirba apskritai su moterimis ir galbūt net nežino jų tos tikrosios padėties, ko tikrai reikėtų nedaryti. Tai pavyzdžiui, jeigu nežino, ar diastazija ar ne, tai tikriausiai galbūt ir sakytų, mane tų pliometrinių pratimų nedaryti. Taip. Tai galbūt tokių daugiau tokių kažkokių išgrynintų dalykų, kuriuos tu, jeigu nežinai, kokia ten moters būklė realiai, arba
Šiaip šis keista galbūt galėtų būti, kad nepasišneka, ne? Jo, bet čia grupinės treniruotės. Bet jo, bet grupinės treniruotės tikrai nepasišneka ir moteris nepasisako, nei kartais net, kad laukas nepasisako. Tai, nu, vat, tokie, žinai. Tai pagrindinis patarimas ne tai, kad pratimus naikinti grupinėse treniruotėse, nes tu negali visos grupės skriausti vien dėl to, kad tu matai, kad moteris atėjo, kur kažko tai ten nemoka. Grupinės treniruotės yra žmonių pasirinkimas, o ne trenerių, bet aš pati baigiau grupinės treniruotės tam didžiajam sporto klube, nes ten ateidavo po 30-40 žmonių ir aš negalėjau pakęsti minties, kad negaliu padėti visiems ir aš matau, kad jie daro blogai. Ir tu negali parodžius pratimą prieiti prie 20 žmonių ir dar 20 dar galia stovi, kurių tu iš vis nematai, ką jie ten daro. Ir tiesiog mane pradėjo erzinti tas dalykas, o jeigu vesti vien lėtą treniruotę, kur tu aiškini, kur kompresija, kur tas 10 bus įdomu, bet kiti išeis. Ir tada vėlgi tu nepatenkini to poreikio. Tai aš tiesiog išėjau ir neturėjau čia atsakymo šitoj vietoj, tai čia kiekvienas treneris pasirenka, kaip savo atsakymą padaryti. Aš savo treniruotėse labai daug kalbėtau, tikrai. Ir dar iki dabar aš po treniruočių pavargstu emociškai dėl to, kad aš labai daug kalbu, labai daug aiškinu, labai daug rodau, kur ką daryti, kodėl tas yra svarbu, kas turi vykti, ką jūs turite jausti, pasimkit pirštais, palieskit, va čia yra, palieskit, va čia yra jūsų pilvo apačia, čia yra jūsų bamba, susipažinkit, jūs kada nors lietėt savo bambą, tai yra veikli vieta, jinai neturi pajudėti iš savo vietos, jeigu jinai pajudėjo, nu tai tada ieškom, ten turi tų problemų. Ir tu sudomint tada žmonės, tada jau jie gali atsirinkti tam tikrą informaciją. Tai tada, jeigu treneris, tai vat mano patarimas treneriui, šviesti, jeigu neturi tam tikrų žinių per grupinę treniruotę informuoti, tai informuoti, kad jeigu tu esi sveiki visi, jeigu yra kas nors po gimdymo arba nėštumo metu, prašau mane informuoti, tai vienas dalykas, o individualiai jau galite pasiklausinėti daugiau klausimų, tarkim, ar jaučia kažkokius skausmus ar panašiai, arba gali ten paprastą klausimą iškelti, ar yra kam skauda nugarą. Jeigu skauda nugarą ir iškelia 5 žmonės, tai tu natūraliai turėk minti, kad grupiniai treniruotėjai neduoti ten pernelyg didelių išsitempimų, ar ten štangų kelimo į viršų, ar ten kažkokiu tai ten pernelyg didelių šokinėjimų, nes tu nežinai, dėl ko jiems skauda nugarą. Tai tada orientuojasi į pratimus, korekcinius, kurie gali padėti sumažinti nugaros skausmą bendrai, nes vėlgi tu nežinai iki galo, kodėl skauda nugarą. Tai ir jeigu tu per treniruotę kuo daugiau kalbė apie tai, švieti, kodėl gali skaudėti, kur yra ten tie kintamieji, ką jūs galite padaryti, į ką atkreipti dėmesį, gal kvėpavimas, gal diafragma jūsų rakinta, gal jūs turite išvaržą, tai mums reikėtų padirbėti, gal jūs turite klubo asimetriją, ar ne? Ir mes tada kalbam, papasakai per grupinės tokią informaciją darant pratimus. Ir tada žmonės jau patys prieis. Jie jau patys prieis ir sakys, nu, žinokit, aš čia turėjau tokią ir tokią traumą, gal aš galiu asmeniškai padirbėti. Na ir tada vienas dalykas, tai ir gaunat klientų, ir kitas dalykas, jūs tada išsilaisvinat nuo galimybės sužaloti žmogų. Tai aš taip darydavau savo grupinėse, bet tiesiog, kadangi jau buvo labai didelės masės ir labai visiems patikdavo eiti, aš nesusitvarkiau su tą masę tiesiog ir mane vargino ir dėl to aš jau išėjau tą mažesnę erdvę dirbti, nes tada tu jau žinai, kad tu individualiai gali labai daug padaryti, nors ir netokiai masiai žmonių. Taip. Man patinka, kad apie tai kalbam ir kažkaip man patinka akcentuoti grupinių užsiėmimų tą specifiškumą, kad žmonės žinotų, kad ten visgi nebūtinai viskas, kas yra rodoma, jiems galbūt tinka, jeigu jie patys net nepasisako arba galbūt patys net nežino, ne, kokias problemas turi, tai visą laiką verta ir kokias individualias nueiti ir pas kineziterapeutą prieš tai galų gale apsilankyti, kad šiaip susižinotų savo tą būklę. Taip, žmonėms tikrai labai labai svarbu įsivertinti, kad grupinės treniruotės sveikatos rezultatų neatneš. Ten yra sportas. Atneš galbūt, ta prasme, tikrai atneš, taip. Ta prasme, kad tu judi visapusiškai. Taip. Bet to visapusiškumo ne visą laiką pakanka, taip. Arba jis nebūtinai yra laiku ir vietoje. Taip, išreiškiau, kad sveikatos problemų, tai yra jau problemiškų problemų, ten tarkim, nežinau, simfizitą turi, ar ten stiprų nugaros skausmą. Yra tikimybė, kad sumažins. Yra tikimybė, kad, netyčia atitiks visi pratimai ir išspręs, bet čia jau bus tokie atvejai, kur tu nežinai, ar tai dėl to, ar dėl to, ar dėl to. Tai kai jau yra problemos, aš žmonėms visą laiką rekomenduoju jau pasidomėti, kodėl, lankyti treniruotės, nenustoti, nes sportas vis tiek galiausiai tai yra mūsų tas visas sveikatingumas.
Ir aišku, atsirinkti treniruotės, tai jeigu skauda nugarą, tai neiti į pompą, nedraskyties dar labiau, pasirinkti pilatesą ir pakalbėti su treneriu. Galbūt tas treneris turės pakankamai žinių ir kompetencijos, kad tau po treniruotės duos tuos 3 patarimus, ką pasidaryti būtent dėl tavo problemos ir iš tikrųjų tada tu pagysi. Tai tikrai žmonėm reikia suprasti šitą. Ir ką aš dar vis laiką akcentuoju, kiekvienas treneris treniruotė turi turėti kelis lygius. Tobula būtų 3, bet kartais 3 lygius duoti yra sunku, dėl to, kad labai greitai keičiasi pratimai, muzika, ten daug yra niuansų tikrai. Bet jeigu yra tos lėtesnės treniruotės arba nemuzikinės treniruotės, tikrai verta duoti bent kelis lygius ir priminti žmonėm, kur yra riba. Kad mes čia neateinam kažko įrodinėti, mes neateinam išsprogdinti kraujagyslių veidą, nes tai nėra sveikata. Paaiškinti, kas yra sveikata, nes pasirodo, daug žmonių nežino, kad raumenų skausmas, kai negali atsisėsti ant tualeto, nėra gerai. Ir daug kas galvoja, kad mane skauda po treniruotės raumenų, čia bloga treniruotė buvo. Ir dar vis yra šitą. Kita vertus, raumenų pažaida yra viena iš sąlygų raumenims augti. Taip, bet ne per stipriai. Va čia yra labai svarbu atskirti ir dar ir treneriai šito dalyko neatskiria ir dar ir žmonės šito dalyko, nes pažeida, taip, jinai yra svarbi, dėl to yra labai svarbu turėti svorių ir bendrai, tarkim, ir vyresnio amžiaus moterims svoriai yra būtina. Pavargti, taip, irgi reikia, lengvas skausmas, taip, iki 2 dienų. Jeigu 3-4 dienas tu ant tualeto atsisės negali, laiptais užlipti negali, tu save sutraumavai. Tai jau nėra gera pažyda raumens, tai jau yra trauma, kurią tu gavai ir galimai tu ją turėsi, kol vėl sugalvosi, kaip ją susitvarkyti. Reikia labai jau pasistengti, kad taip sugebėtum. Oi, ne problema. Aš kiek dirbau sporto klube, tai tenais nuolat klientai su tokiom ateina. Aš jau 4 dieną nepainu ir nuolat. Tai yra kas susijęs su svoriais, treniruoklių salė, tai yra stipri problema. Man atrodo, čia yra tas efektas, kai treneriai truputėlį persistengia, norėdami parodyti, kokio sunkumo treniruotę gali duoti. Taip. Tai čia nebent. Per savo tą patį Masterfitą, jisai toksai yra ten sudėtinga treniruotė ir jeigu ateina naujokė, jinai tai motivacijos daugiausiai iš visų turi. Ir aš turiu ateiti ir atimti iš šios daiktus ir turiu ją sustabdyti ir panašiai. Ir vis tiek jai skauda raumenis, net kai aš atiminėju iš jos viską. Ir vis tiek jai skauda raumenis, bet čia ir yra mano darbas padaryti, kad jai skaudėtų tas 2 dienas, nedaugiau. Tikrai buvo atveju, kada ir nespėjau sudėlioti, pagauti, kada jinai persistengia ir ten sako, jau savaitę laiko žiauriai skauda ten tą vieną koją, bet raumenis skauda ten visiškai. Jos sutrumpės. Ir tada aš jau pasiemu tą klientą ir tą raumenį bandau atidirbti. Tai tas bandymas atidirbti, tai miofascialiniai masažai, kraujotakos suaktyvinimas ir panašiai. Tai vėlgi tada tu žinai tam technikų, kad atidirbti, bet kiek tu grupinėse spėsi aprūpinti visus, kuriem nepasisekė. Taip, o man dabar, žinai, jau taip į pabaigą judint, man norisi paklausyti truputėlį ne apie sportą, o šiaip, kuo tu dar domiesi ir kas yra tavo domėjimosi sritis? Šiuo metu tai iš tikrųjų pagrinde buvo tas nėščių ir pagimdyvių treniravimas ir jis vis dar yra labai labai aukštam lygyje, nes man atrodo, kad kuo daugiau aš domiuosi, tuo mažiau žinau. Tai šitas man labai gerai, čia labai aukštesnė žinojimo forma. Jo, iš tikrųjų, tai nes vis daugiau ateina klienčių su įvairiom ir gilesnėm problemom, nes jeigu pavyksta vienas išspręsti, tai ateina kiti klientai jau, tai man dar ir tokia problema yra ir tokia, ir tada tu pradedi jau ir kitas gilintis. Tai tiesiog labai daug dabar neriu į probleminės vietas, tai ne tik apie nėščiųjų treniravimą, bet pavyzdžiui apie patį gimdymą, vaiko pozas ir panašiai, tai daug kitų niuansų, klubo kaulų, raiščių atpalaidavimo sistemas visas. Tai čia irgi labai gilus mokslas, tai pagrindė į tai. Bet šiaip ką aš dar veikiu, šoku su ugnimi kartais. O kas yra šokis su ugnimi? Įrankiai, kurie dega, užsidedi kostiumą, kuris kartais irgi dega. Ir naktimis šoki renginiuose. Kas tau tai yra? Ką tau tai duoda? Šokiai. Tiesiog šokiai, jo, dabar irgi savaitgalį važiavom. Aišku, supratau, kad aš jau esu tikrai pensininkė tose šokiuose. Viskas gerai, ten pašoku, bet taip norėjau miego, nes tai yra naktinis darbas. Ta prasme, tu čia dirbi, realiai čia tavo kitas darbas. Nėra full time, aš esu rezervė kaip ir. Tai rezervė reiškia, kad tave pašaukia renginius, kada jau nebeturi atlikėjų. Šiaip aš galiu grįžti tenais pilnai dirbti, bet nesinori, nes tai yra naktinis darbas. Savaitgaliais ir naktinis, nes tai yra šventės, dažniausiai vestuvės kokios nors miesto renginiai ir panašiai. Ir ilgas pasiruošimas, ilgos kelionės. Kodėl pensininkė pasijauti?
Dėl to, kad labai miego norėjau, nes mes grįžom tik tai 2:30 nakties ir tai buvo tik vienas renginys ir galvoju, realiai tai reikėtų dar kitą naktį, nes aš taip dirbau 3 metus ir 3 vasaras tai pilnai atidirbau su tais renginiais ir visokius ten žiemą iliuzijų šou mes darytom, tai pas mane tas renginių pasaulis platus yra ten. Dar daug galiu pasakot, bet nereikia čia išsiplėsti. Tai žodžiu, tai yra naktinis darbas, kuris vargina. Ir kai dieną turi ir vaikų, ir kito darbo, ir plus tas pats mes ir mama, tai administracinio darbo yra labai daug. Aš neturiu administratorės kol kas, tai viskas, ką mato visi žmonės, ar socialinė medija, ar straipsniai, ar tas pats puslapis sukurtas yra mano ranka, tai viskas ten yra mokslus. Programavai, ne pati? Kai kuriuos dalykus ne, jau gilesnius, kur sistemos vidus, bet visa išorė, ką mato žmonės, tai viskas mano padaryta, maketai mano padaryti, tekstai mano padaryti. O vyras kažkiek prisideda, ar tai yra tavo jo, labai daug prisideda, tai jisai irgi pilnai, irgi su tuo internetiniu puslapiu kiek įmanoma, bet vis tiek pagrindas gaunasi, kad mano mintis turi būti, mano maketai turi būti dėl to, kad aš žinau, kaip noriu tą vaizdą perteikti, kokį dizainą duoti ir panašiai, vis tiek kiti žmonės kitaip masto. Tai, kaip, pavyzdžiui, sekasi su vyru tą daryti, reiklėsi? Jo, esu reikli, bet viskas mums gerai gaunasi, mes sutampam tais klausimais, tai nesipykstam, viskas gerai. Tai viskas gerai iš šito klausimų gaunasi. Ir bendrai, dar viena tokia sritis, kur sakiau, kad jeigu nebenorėsiu, nes tikrai būna dienų, kada pravedu 35 treniruotės per savaitę, ir po tos 35 treniruotės grįžtu ir sakau, aš nebenoriu treniruoti. Aš nebenoriu dirbti šito darbo, aš metu studiją. Dar jeigu ten pasako studijoje, ten, nes visokių yra įvykių, ten sulūžta, sugenda ir panašiai, ir ten tikrai tų problemų yra tiek ir jas visas spręsti man reikia. Ir taip atsisėdu, kad nebenoriu aš nieko čia daryti. Ir tada galvoju, ką daryčiau, tai galbūt montuočiau vaizdo įrašus. Tai irgi tokia, random mintis, bet aš visą tą kursą, kur yra padarytas, tai yra mano pačios nufilmuotas, įrašytas, tai ką dabar mes čia irgi darom su mikrofonais, aš irgi tą darau ir montuoju. Žinau, mokyklos, kur sakys, renginiais dirbai, ne, tai čia ta patirtis tau pravertė. Jo, tai ir programavai. Jo. Tai šiaip puslapius irgi mokau daugiau mažiau bazę programuoti, kodus irgi mokau. Tai, tokių visokių niuansų jo. O dabar, čia pusmetis tikriausiai tavo naujam projektui, ne, nuo mama LT. Taip. Tai čia tokia motinystės daiktų nuoma, ne? Tai tu plėtiesi stipriai motinystės temoje, ne? Taip, čia irgi atėjo iš to paties poreikio, kad supratau, kad gyvenime labai daug daiktų perkamės nereikalingų ir iš tikrųjų daug daiktų aš pati būčiau norėjus tiesiog gauti, panaudoti ir atiduoti. Tai ten yra žmonių daiktai, ar tu užsipirkai ir nuomoji? Aš pati užperku šiuo metu, bet yra visokių minčių, nežinau kaip gausis. Kol kas šitas projektas jau vyksta, jau nuomojasi diržus, labai džiaugiuosi ir merginos be galo džiaugiasi, sako, taip gerai, sako, aš panešiau tą diržą tiek, kiek man reikėjo ir atidaviau, tai jos ir sumoka mažiau, bet ir neturi to galvos skausmo, o kur man dėti tą diržą. Nes tas, Vintedas, čia reklama dabar, Vintedas labai yra fainai, bet jisai vargina. Ir labai stipriai ir galiausiai tu užsiknisi, nes ten yra jau irgi visko per daug. Ir kai kur, tikrai atsidarius Vintedą galima pamatyti, kad kitos mamos piknaudžiauja su kainomis, užsideda tas kainas tikrai nežmoniškas, aš tos pačius diržus atsidariau ir diržai panaudoti, o kaina tokia pati kaip parduotuviai. Tikrai yra tų piknaudžiavimų ir dėl to ir pagalvojau, kad ta nuoma galbūt ir būtų tas lengvas atsakymas, bet tai nemanau, kad yra kažkoks tai žiauriai didelis projektas, aš nesu užsihypinus, kad čia bus tai grandiozas kažkoks, tiesiog mačiau poreikį, kilo mintis, turiu draugą, kuris nori užsimti programavimu, nes jau čia aš nebeužsiemu programavimu, dėl to, kad jau tiesiog fiziškai neįmanoma tilpti dienos laike ir tiesiog jis sutiko daryti, tai okei, darom ir visai gerai sekasi ir nuomojasi daiktus merginos ir studijoje ir online žmonės išsinuomoja, pasinaudoja, gražina ir labai lieka patenkinti tuo. Tai kaip dar jisai išaugs tas projektas, nežinau, bet visą laiką dirbam. Tai to nedaug laiko, kai lieka jums su šeima jau būti. Tai ką jūs veikiat?
Žaidžiam su mergaitėm. Tiesiog žaidžiam, važiuojam kur nors, einam į kiną, žiūrim namuose, pasidarom filmo vakarus, sportuojam kartu, daromės treniruotės kartu. Vedėsi į savo treniruotės? Jo, jos jau žino mano treniruotės, žino, kaip bleliukai gimsta, kaip jie ten atsiranda ir taip toliau, jau visus ir pratimukus. Danielė man kartais trukdo treniruotėse, tai yra, jinai pasistato kilimėlį priešais ir sako, dabar nedarykit taip, kaip mama daro, darykit taip, kaip aš darau. Jau jinai mano treniruotės perima. Tai taip pajuokaujam su ją, bet jo, veduos treniruotės tikrai to judesio jos gauna ir mato pavyzdį. Žino, kas yra volas, kaip voluotis ant jo. Tai man labai smagu matyti, kad man nebereikia. Vyksta edukacija tokia, natūraliai, ne? Jo, natūraliai iš tikrųjų. Tai va irgi visom mamom rekomenduoju judėkit, nes jūs esate tas pavyzdys vaikam. Kaip tu jautiesi dabar? Puikiai. Kaip nes man atrodo, mes čia puikiausiai pakalbėjom, jau matau laiko visai nemažai praėjo. ir noriu tau padėkoti už pokalbį ir kad atvažiavai čia. Visą dieną Vilniui tą progą praleisi. Ne tą progą, gal tiksliau priderinai, ne? Taip. Tai, žodžiu, labai tau ačiū ir labai džiaugiuosi, kad esi, nes man atrodo tikrai buvo tokia sritis neužimta, kurią tu puikiausiai dabar plėtoji. Aš pati žinau Vilniuje puikiausių specialisčių ir labai džiaugiuosi, kad mano gimdymo pradžioje ir nėštumo pradžioje buvo jos ir labai linkiu kiekvienai atrasti jas. Dabar laukiasi mano sesė, labai džiaugiuosi, kad eina pas tave į studiją, nes gyvena Kaune ir kažkaip tikrai linkiu moterims atrasti tave. Aš jaučiu, žinai, iš tavo visos irgi energetikos, kad, kaip ir sakei, ne pinigai esmė padėti žmonėms. Taip. Tai viskas ateina savaime, kai tu darai viską iš širdies. Tai labai ačiū už pokalbį ir tikiuosi buvo naudinga ir kitiem. Galbūt kažkas kažko sužinojo, galbūt kažkas įsikvėpia. Bet iš tikrųjų taip, išpažink trenerį savo tos projekto pavadinimo esmės, tai tikrai linkiu visiems irgi atrasti savo specialistus, nes tai yra labai labai svarbu ir treniruotės, jos dažnai yra daugiau mažiau pas visus geros ir programos dažnai yra geros. Pasikoreguoti visą laiką galima nueiti į papildomą konsultaciją jau pas specifinius specialistus, ten ir išmokti tos bazės. Bet labai svarbu turėti savo tą guru, kuris tave motyvuoja, kuris tau sukelia šypseną, kuris tave apsikabina ir jo, rasti tą judesio kasdienybę. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Geros dienos Vilniuje. Ačiū.